Tai labas rytas visiems susirinkusiems į antrąją Trakinių partizanų akademinę dieną. Galbūt dar yra čia tokių, kurie nežino, kas tie Trakinių partizanai. Tai tik tai noriu priminti, kad tai savanoriškai susibūrė dar 2005 metais istorijos fakulteto studentai jauni, po to prisijungė prie jų kitų universitetų studentai, kurie siekia netradicinėmis formomis, naujomis, aktualinti mūsų istorijos tam tikrus klausimus, galbūt net neatskleisti ir neatsakyti į juos, bet tiesiog paskleisti žinią visuomeniai, kad ji domėtųsi, pirmiausiai domėtųsi. Taigi šiandien jau yra, galima sakyti, tradicinė, nes antroji. Pernai formatas buvo šiek tiek kitoks, nes turėjom pranešimus visą dieną, bet juokaudami Trakinių partizanai suprato, kad jeigu ir šiemet darysim pranešimus ir atsakysim į visus neatsakytus klausimus, gali mokslininkam nebelikti ką veikti. Todėl šiandien nusprendėme, kad reikėtų tam tikrus praeities dalykus, kurie trukdo kartais mums šiandien gyventi, suaktualinti ir apie juos pakalbėti. Taigi šiandien yra 3 aktualiusios diskusijos ir Trakinių partizanai viskuo pasirūpino, kas geriausia, yra 3 geriausi moderatoriai Lietuvoje. Aktualūs klausimai, istorijos fakultetas suteikia geriausias patalpas ir kaip matome, prie mūsų partnerių yra pilietinės gynybos centras ir apskritai Trakinių partizanai, tiek korporacija SAJA bendradarbiauja su krašto apsaugos sistema. Taigi kvieščiau akademinę dieną pasveikinti gerbiamą ministrą krašto apsaugos. Aš tikrai labai sveikinu, džiaugiuosi, kad yra toks noras sutikti diskutuoti temomis, kurios liečia ir krašto istoriją, ir saugumą. Ir manau, kad to iš tikrųjų niekad nebus per daug. Reikia įvairių formų, nes ir temos atsiranda naujos, ir situacijos keičiasi. Mes šiandien turim tam dėl užkaitimą saugumo situacijos, klausia, vėl artėjam prie šalto karo, čia toli gražu iki šalto, čia labai karšta darosi, ir arti mūsų tas karštis yra. Tai kad mes visi galėtume išreikšti savo pozicijas, nuomonės, nes jų iš tikrųjų yra labai įvairialypių ir problemos nėra vienareikšmės. Kai mes susidurėm, žinau, kad tema bus informaciniai. Karai, kaip jūs vadinote, situacija šio pačios temos, tai nėra tokia paprasta. Iš tikrųjų, kur yra tos ribos, kur yra tai, kad mes turim būti daugiakultūriai ir valstybė, ir tauta, ir pažinti pasaulio kultūras, ir kur mes turime apsisaugoti, kur jau ta kultūra perėmė į propagandos ar informacinio karo dalykus. Kiek mes diskutuojam, kada tinkamas laikas ir netinkamas žiūrėti kokį nors Gulbių ežerą pastatytą kur nors. Atrodo, kad nieko čia bendro neturi, bet kai vasario 16 ar kovo 11 tik net negalim sulaukti savų pastatymų, savų kūrėjų, o būtinai mums ateina iš už sienos, tai galbūt ir tai yra kelias, per kurį kapsima į mūsų sąmonę. Tai taip, kaip mes kalbam su kokiais nors verslininkais mūsų, kai mes sakom, kad vienas iš mūsų sąveikos ir būdų, kaip sustabdyti tą karštį, kuris čia darosi apie Ukrainos sienas ir galbūt karaliaučiaus srityje. Tai vienas iš poreikių gali būti ekonominės sankcijos spaudimai. Kiek mūsų verslininkai vietoj to išėjo ir papildė tą informacinio karo dalį, sako, kad mes pasiruošę. Mums nesvarbu, kaip bus, bet mes norim gyventi laisvoje, demokratinėje Lietuvoje. Ir mes diversifikuosim savo verslą, ar ką, nepulsim sakyti, kad viskas blogai, viskas turi būti lietis laisvai ir mes turim nuolaidžiauti. Tai tokių dalykų yra, bet tokiais atvejais dalis žmonių netenka darbo iš tikrųjų. Reikia praeiti tam tikrą laiką, kol viskas jau pasikeičia, randa naujų formų. Bet mes negalim žengti atgal, nes kaip tik mes deklaravom
nepriklausomybė iš karto pirmos ekonominės sankcijos. Be visų kitų spaudimų, ekonominė blokada, aš tuo metu dirbo sveikatos apsaugos ministru, net vaistų neleido įvežti iš tuometinės Sovietų Sąjungos į Lietuvą. Tai mes, ką tai turim sakyti, kad vėl pultiem mylėti. Nemanau, kad tai turim daryti. Bet turim žinoti, kad tokios situacijos gali atsitikti, tam mes turim būti pasiruošę. Tai tikrai labai sveikinu ir džiaugiuosi, kad susirenkam. Mes krašto apsaugos ministerijoje turėdami tam tikrų finansinių apribojimų ir gal net sunkumų, kurie vis tiek nepaliekam be dėmesio ir pilietinių ugdymo. Ir pernai vasarą žymiai padidinom jaunimo vasaros stovyklas su Šaulių sąjunga, finansuodami per jos organizaciją. Ir šįmet pratęsim tam, mes tikrai norim matyti jaunimą būnant kartu, diskutuojant tom temom ir po truputį pasiruošiant tėvynės gynybai pagal tai kiekvienas kas ką gali. Galbūt dar mokykliniam amžiui pastovyklaujant, vyresniem ateinant į bazinius karinius mokymus, į savanorių pajėgas ar į tą pačią Šaulių sąjungą. Tikrai formų yra labai daug. Mes vis čia kartais diskutuojam, ar galbūt reikia grąžinti privalomą krašto apsaugą. Aš, pavyzdžiui, nejaučiu tokio poreikio. Yra savanoriškai ateinančių žmonių, tai kodėl mums juos neprimti, o kažką, kuris nenori varu varyti pasirengimą. Tai ir aš manau, kad žymiai stipresnė valstybės gynyba ir supratimas, kai mes tą darom savanoriškai, kai mūsų niekas neverčia. Kiekvienas prisitaikom pagal savo galimybę. Dabar mes diskutuojam vėl, ar būtinai tik su ginklu. Ne, sako. Pas mūsų savanorių pajėgose yra kibernetinio saugumo grupė, kur tu gali ateiti su kompiuteriniom žiniom ir sakyti, aš noriu prisidėti taip, kaip aš galiu. O tos pagalbos, man atrodo, tikrai reikia ir to pasirengimo reikia. Tai aš linkiu gerų diskusijų, įdomių, aštrių galbūt, bet ir geranoriškų, o kad, kaip Suvalkietis, kad liktų ne tik žodžiai, tai noriu jūsų organizacijai čia paskutinių metų istorijos tokius gana subjektyvius, sakyčiau, žmonių, kurie dalyvavo ir tuose įvykiuose Lietuva ir NATO 10 metų kartu. Tai čia matysit ir kariškių, ir civilių, ir visų žmonių, kurie buvo jų polių galvos, kokios mintys įdomios. Tai sveikinu. Kviečiame šitų rūmų šeimininką, profesorių Rimvydą Petrauską. Labadiena, tikrai džiaugiuosi. Antra Trakinių akademinė diena. Šiaip jau laikoma, kad jeigu trečiai diena įvyksta, tada jau galima vadinti tradicinę. Tai pirmas palinkėjimas būti vis dėlto sėkmingai šitą dieną praleisti ir surengti dar ir trečią dieną ir tada galima bus oriai žengti jau ir toliau ir taip su tais 2% ar be jų ir pirmin. Tai iš tiesų šios žiūrėjau programą, tikrai kitoks formatas ir, sakyčiau, beveik akademiškai ir visuomeniškai dar ambicingesnė programa, 3 diskusijos, visos atsižvelgiant į pačias, sakyčiau, tokias tikrai aktualiausias su istorijos savimonė susijusias, su politika taip pat susijusias šiandieninės temas, informaciniai karai, istorinė atmintis, paminklai. Istorikai, čia aš dabar kadangi čia dalyvausiu šitoje diskusijoje ir tarp klausytojų yra ne viena, aišku, istorikai, bet čia kažkuria prasme vis tiek atstovaudamas tą istorikų pusę, sakyčiau, istorikai gali ir turi dalyvauti šitose diskusijose, įnešdami tam tikrą perspektyvą ir galbūt iš tokio tolesnio taško, kritinę perspektyvą iš tas diskusijas. Tiek, aišku, kalbame apie informacinius karus, be abejo, dabar taip tikrai suaktyvėja ir akivaizdžiai išgyvena tokias ir įgauna naujas formas ir galbūt net pasiekia naujus žmonės, kur anksčiau niekas gal nedalyvaudavo, bent jau pasyviai nedalyvaudavo tose karuose, bet pats informacinio karo reiškinys yra labai senas. Lietuva informacinį karą pirmą, mano požiūriu, sukariavo dar po Žalgirio mūšio iš karto, kuomet prasidėjo iš abiejų pusių tam tikras informacinis karas, kaip interpretuoti šitą pergalę, pralaimėjimą ir kaip mėginti toliau gyventi šitame regione. Tai žodžiu, pats reiškinys yra senas, bet be abejo
tos plėtotės, nauji dalykai yra, ir keičiasi istoriškai. Tai šiuo atveju labai svarbu, kad dalyvauja čia kartu ir istorikai, ir politikai, kadangi istorikai, politikai vis dėlto siekia šiek tiek skirtingų tikslų. Politikai turi siekti bendros gerovės, istorikai turi siekti tiesos, abu tikslai yra pozityvus, bet nebūtinai visą laiką tapatus. Tai šiuo atveju istorikams kartais tenka tokia priedermė priminti politikams, nebūtinai šios dienos, bet šiaip priminti politikams, kad dažnai bendras gėris likdavo tik tai tose deklaracijose. Ir apskritai, politikai ir istorikai turi tokius skirtingus instinktus. Politikai yra linkę, iš esmės jų instinktas yra visų pirma sugriauti tam tikrus senovės paminklus, o istorikų tikslas yra bet ką išlaikyti, kas bent kažkiek primena praeitį. Tai šitie abu instinktai yra kraštutiniai, radikalūs. Tai čia tam yra diskusijos, kad žurnalistai, istorikai, politikai, visuomenės, šiaip besidomintis šitais visais dalykais žmonės mėgintų diskutuoti, ieškoti tokio daugiau mažiau bendro įsivaizdavimo ir ne tik įsivaizdavimo, bet bandyti pamėginti papasakoti tą. Čia ir žiniasklaidos dabar jau tas vaidmuo, pamėginti papasakoti tą tokią priimtiną kalbą, tokiais aiškiamis kategorijomis visuomeniai, vis dėlto kas vyko praeitį, kas vyksta dabar, kokie ryšiai tarp šitų visų dalykų ir panašiai. Tai sveikindamas šitą dieną, tikiuosi, kad visi dalyviai, ir diskusijų dalyviai, ir klausytojai kažką išsineš iš tų diskusijų savo pozityvaus. Sėkmės. Dėkojam dekanui ir čia matome jau, kad artėjo pirmosios diskusijos laikas ir kviečiu pozicijas užimti pirmąjį moderatorių, mūsų istorijos fakulteto alumnų vadą ir Lietuvos ryto žurnalistą Vytautą Bruverį. Gal iš vienos pusės, nes čia pristatymus, taip? Tai ilgai negaiždamas aš tada ir kvieščiau kalbėtojus ir pagrindinę pranešėją, kuri girdama Rusienė, iš tos kariuomenės, kuri mums kaip ir turėtų pristatyti pagrindinį tokį pranešimą padaryti, kuris ir tapsų šitos diskusijos tokia širdimi, dalykinė širdimi. Diskusijų dalyvaus ir Ignas Anušauskas, Seimo narys, ir mūsų istoriko klubo narys. Ir tiesioginis universiteto žmogus ponas Streikus, kursiokas mano. Aš nežinau, gal jūs... Tai ilgai neužšindamas gal burnos, nes čia daug pasakė prieš tai buvo šnekėtai, atimdami iš manęs moderatoriaus duoną ir Gediminas Petrauskas ir ministras Olekas. Tiesiog gal suteikčiau iš karto žodį kalbėtojui, po jos, kas išplauks iš jos kalbos, kokie klausimai ir man ir jums kitiems orientuosimės, taip sakant, įvykių vietoje. Tai prašom, Gedimina Usienė, apie istoriją kaip informacinio karo įkaitę. Tai labai ačiū iš tikrųjų organizatoriams, kad pakvietė mus, nes mes jau keletą metų tyrinėjom šitą temą, iš tikrųjų stebim tą informacinę erdvę ir tuos, sakykime, dalykus nukreiptus prieš mūsų istoriją. Ir netgi šitas, gal, sakyčiau, piešinys labai tiksliai atspindi, kas bandoma su mūsų istorija padaryti, ką su ją, kaip ją norime pakreipti ir kokių tikslų siekiama. Bandysiu šitą prezentaciją atskleisti. Tai iš tikrųjų jūsų keliamas klausimas, ar Lietuvos istorija yra informacinio karo įkaitė, tai mes, kai gavau šitą kvietimą, ilgai diskutavom su mūsų departamento kolegom, buvo pusdienio gera diskusija, tokie išsiskyrė nuomonės, bet vis tik priėjom išvados, kad gal greičiausiai Lietuvoje iš esmės Lietuva nėra ta įkaitė informacinio karo, jie yra taikinys. Todėl, kad vis tik, aišku, pas mus demokratija, pas mus yra skirtingos istorikų mokyklos, skirtingi požiūriai, mes tas nuomonės galim įvairiai dėstyti, įvairiai interpretuoti, įvairiai pateikti. Ir tai yra priimama, tai yra diskutuojama, išskyrus jeigu, sakykime, labai puiku, kad visuomenė nepriima, jeigu tos nuomonės iš tikrųjų labai stipriai iškreipia tą vaizdą. Na ir
Kodėl mes vykdom tai, kodėl mes tai stebim, tai buvo jau 12 metais paviešinta iš tikrųjų Valstybės saugumo departamento ataskaita, kur buvo pasakyta, kad prieš Lietuvą yra vykdoma informacinė ideologinė istorijos perrašymo politika. Todėl kariuomenė ne tik tai ginklų saugo, bet prisiimam tokią funkciją, kad ir stebim tą būtent informacinę erdvę ir kaip tai daroma, atskleidžiam. Na ir iš tikrųjų pagrindiniai taikiniai mes išskiriam keletą ir kaip matom, pirmas taikinys yra Lietuvos istorija. Tie taikiniai kartais keičiasi, bet čia maždaug išrikiuota pagal tai, kokios sferos, kokios sritys yra puolamos labiausiai. Tai iš tikrųjų Lietuvos istorija yra puolama labiausiai, paskui kariuomenė, NATO, Lietuvos narystė arba dalyvavimai NATO operacijose. Na ir paskutinis taikinys apskritai visiškai nesenas, čia Krymo konflikto šviesoje iškilęs. Prieš tai buvo dar pirmininkavimas Europos Sąjungai, irgi jau, kaip sakant, iškrito tas taikinys, baigėsi tas puolimas. Tai čia mato tam tikrą statistiką ir iš tikrųjų, kad pernai metais buvo priskaičiuojama apie 200 straipsnių nukreiptų vien prieš Lietuvos istoriją. Tik prieš Lietuvos istoriją 200 straipsnių ir visi kiti santykiai visi kiti taikiniai šiek tiek mažiau buvo puolami. Ir galite matyti net kiekvieno mėnesio maždaug statistiką. Tai labai įdomiai matosi irgi, kada žmonės atostogauja, tie, kurie rašo straipsnius, tai vasarą ir pavasario paskutinis mėnuo ir būna mažiausiai tų puolamųjų straipsnių. Ir kodėl puolama ta istorija, aš keliu tokį klausimą ir mes keliam. Ir labai geras atsakymas iš tikrųjų yra atlikti tyrimai, buvo Vilmorus apklausa padaryta, kodėl jie puolama. Tai vis tik, aš čia tikrai nesakysiu, kas parašyta, bet vis tik istorija yra tas pamatas, namo pamatas ir, sakykime, jeigu tas pamatas būna pastatytas, kad ir tvirtai, bet jisai po truputį kažkaip yra griaunamas, kažkaip iš jo krapštoma po akmenį arba po plytą, tai ir namas gali susvyruoti. Tai vis tik čia kaip savo biografijos mes negalim atsisakyti, kur buvom kažkada darželį ėjom ar kažkokių nesąmonių gal pridarėm vaikystėje arba paauglystėje. Ir mes jų negalim išmesti iš savo gyvenimo, taip ir istorija yra. Tai, kaip sakant, perrašyk savo CV, gali tapti kitų žmogum, tai taip ir su valstybė galima padaryti, kad jeigu perrašysi jos istoriją, perrašysi jos CV, reiškia, jūs naikinsi tam tikrą tapatumą. Na ir kokie apskritai tie istorijos taikiniai yra? Tai pirmiausia, aišku, viduramžių istorija. Ir viduramžių istorija labiausiai yra puolama, net nesakyčiau, iš pradžių neatrodė, kad puolama, iš tikrųjų iš pradžių atrodė, kad ieškoma tam tikrų šaknų, tai iš Baltarusijos pusės. Toliau, aišku, Lietuvos okupacija 40 metų, tai teigiama, kad tai buvo savanoriškas prisijungimas prie SSR ir kad buvo Lietuva išgelbėta nuo nacių. Na ir aišku, karas po karo, tai kad visi partizanai yra banditai ir žydšaudžiai ir vienas naujausių irgi naratyvų, tiksliau labiausiai puolamas naratyvas pastaraisiais metais, tai yra, kad savi šaudė į savus ir kad sausio 13-ąją iš tikrųjų Rusija nieko naujo nesugalvoja, kaip matėm ir Ukrainos įvykių kontekste, ten irgi buvo bandoma pateikti, kad savi šaudė į savus ir snaiperių tas sėdėjimas kažkur ant stogų, tai nebuvo nieko naujo, jau tiesiog kartojasi tas dalykas. Na ir čia, kaip minėjau, yra puolama viduramžių istorija, tai čia porą pavyzdžių, aš labai daug iš tikrųjų išėmiau, kadangi laiko daug neturiu kalbėti, tai čia tiesiog tokie patys būtų juokingiausi, jeigu nebūtų graudu. Tai kiek iš jūsų suprantat rusiškai, pakelkit rankas? Na, dar pakankamai nemažai čia supranta rusiškai, nes šiaip, kai ateini jaunesnės auditorijas, tai pakelia kokie iš 30 žmonių 2-3. Tai iš tikrųjų mes tam tikrą prasme kartais ir džiaugiamės, nes žinom, kad jau žmonės gali neskaityti tokių nesąmonių. Na, bet vienas iš pavyzdžių, kas nesupranta, kad pavyzdžiui 1236 metais baltarusių kariai sumušė ordino karius, reiškia, prie Šiaulių, apie Saulės mūšį. Tai yra Baltarusijos kariai. Na ir aišku, Oršos mūšis buvo grinai Baltarusių pergalė ir panašių tokių nesąmonių galima pasiskaityti Baltarusijos portaluose. Čia yra visa puokštė tų puslapių, kurie tas istorinės, kaip mes sakom, nesąmonės skleidžia. Ir tiesiog neapsistosiu čia daugiau ties viduramžiais, kadangi vis tik partizanų tema labiau nagrinėjama, gal tai partizanų, bet dar porą vaizdelių pasakysiu ir porą tokių skaidrių paaiškinsiu. Kas atsitiko Baltarusijoje?
Baltarusija, kada 91 metais ir lygiai taip pačiai nusuirus Sovietų sąjungai tapo nepriklausoma valstybė, kaip ir ėjo demokratėjimo keliu. Ir dalis baltarusių tautos iš tikrųjų jie tapatino labiau save netgi su vakarais, gal ne tik gal su dabartinė Lietuva, bet su LDK kaip vakarietiška valstybė. Kita, sakykime, stačiatikiška pusė, labiau gal su Kijevo Rusia, su Maskva. Bet vis tik tai buvo, Baltarusija matė save labiau kaip vakarietišką valstybę. Nuo 1995 metų po Lukašenkos atėjimo į valdžią visiškai pasikeičia tas istorinis naratyvas, ant ko jie stato savo valstybinį tokį pagrindą. Tai reiškia, kad Baltarusija konstruoja savo identitetą kaip Sovietų sąjungos buvusios valstybės ir kad spalio revoliucija, atsiprašau, ir pergalė Didžiajame tėvynės kare yra patys pagrindiniai ir svarbiausi dalykai istorijoje. Bet laikui bėgant, greičiausiai Lukašenkos režimas pamato, kad bus labai sunku kažkaip tai valdyti ir susidoroti su opozicija. Ir jis pakeičia savo, sakykime, nežinau, kas jam pakužda jausį ar kažkokie patarėjai, ir jis jam pačiam, kaip sakant, daina, kad jie peržaidžia su naratyvu. Ir jie padaro tai, kas patinka opozicijai, jie padaro, kad patinka ir jiems. Tik tai peržaidžia kaip, jie nepasako, kad, reiškia, Baltarusija buvo LDK dalis, bet jie sako, kad pati Baltarusija yra LDK, yra ir buvo LDK. Tai reiškia, kad ir jie yra tos valstybės kūrėjai. Ta prasme, atsiranda tas pasakymas, kad Lietuva, dabartinėje net taip ir rašo, ne Litva, bet Lietuva nieko bendro neturi su buvusia Litva. Kad tai buvusios Litva valstybės LDK tos paveldėtojai yra dabartinė Baltarusija. Ir iš tikrųjų ne problema būtų, kad tie Baltarusiai išlovina tuos Lietuvos valdovus, nes jie sako, kad tie valdovai buvo slavai visi, kad jie buvo krikštyti kaip stačiatikiai, kad, pavyzdžiui, Algirdas turėjo krikšto vardą Andriejus, kad Gediminas buvo apskritai iš Ririkaičių giminės, kad jisai buvo kažkokio Ririkaičio Krasnoje Solniška palikuonis, na ir panašių nesąmonių galima prisiskaityti, kad jisai buvo apskritai Jotvingis, vėl atsiranda tokie teiginiai. Bet vis tik problema yra, kad jie tuos valdovus, kaip minėjau, laiko baltarusiais ir jie savinasi tą valstybę, kad jie ją sukūrė. Ir vienas tokių pavojingiausių, net politinė prasme ir kaip mes išvelgiam karinę prasme, teiginys, kad Vilnius buvo jų. Ir čia aš neįdėjau, nes būtų per ilgas pristatymas tokio filmuko, kur kalba, sakykime, Rusijos politikos klounas, kaip mes sakom, bet iš tiesų partijos, vienos iš valdančių partijų pirmininkas Žirinovskis, kurisai savo kalbose pasako, kad atiduokim Vilnių Baltarusijai, nes Vilnius yra jų. Klaipėdą atiduokim, mes atseit Rusija pasiims, mes pasiimsim, sako, nes jinai buvo atiduota 44 metais išlaisvinta. Na ir va, šitas naratyvas iš tikrųjų yra pavojingas ne tik informacinė, bet jau ir, sakykime, tokia politinė ir karinė prasme. O čia vienas iš pavyzdžių, kaip jie apskritai tiesiog, komentarų nereikia, net ir palikau baltarusišką tą pavadinimą. Kaip jie mato savo heraldiką, o iš tikrųjų ženklai ir apskritai ta senoji heraldika yra labai stiprus psichologinis, labai psichologinis momentas, nes žmonės save labai stipriai identifikuoja ir labai visur naudoja, ir kaip mes sakom, kad nereikia jokio prekės ženklo, valstybėje užtenka kartais pamatyti jos heraldiką ir bus viskas aišku, iš kur ir kaip viskas atsiradė. Tai vat jie taip daro, o netgi himnas yra jau, kad Oginskio, ten kažkokie vienas iš kūrinių, net galit visą šitą pasižiūrėti litvanija.org puslapyje. Ten ir Lukašenkai odė yra ir visi šitie dalykai sudėti. Na ir kokie tikslai mes galvojam, pačių baltarusių tikslai, kad aišku vienas iš tokių vidinių tikslų parodyti visuomeniai savo tas istorinės šaknis, sukelt nacionalinio pasididžiavimo jausmą, nes kaip minėjo profesorius Bumblauskas, jeigu Baltarusijoje sutiksit jauną žmogų nuo 20 iki 30 metų ir paklausit, kas buvo LDK, tai faktiškai 95% atsakys, kad tai buvo Baltarusija. O išorinis vis tik tikslas tai yra, kad mes, tai yra Lietuva, dabartinė Lietuva,
esam jų istorijos ir jų netgi teritorijos vagys ir gal verta atsiimti, kas teisėtai priklauso baltarusiams. Toliau kitas klausimas, čia toks irgi kitas visiškai blokas mano prezentacijoje, tai kaip minėjau, kad jeigu Lietuvos istorija pačioje Lietuvoje nėra informacinio karo įkaitė, tai jinai manom, kad įkaitė yra pačioje Rusijoje. Nes kaip ir taikinys ne visada iš tikrųjų yra įkaitas, bet jau įkaitas, tai faktiškai, jeigu tu įkaitas, tai visada esi ir taikinys. Ir vienas iš tokių pavyzdžių, dabar jau persona non grata, Dmitrijus Rogozinas, buvęs Rusijos federacijos pasiuntinys prie NATO, išleido knygą, kuri išėjo lietuviškai greičiau negu pačioje Rusijoje, Baronas Žaltokas, kuris įrodinėja, kad lietuviai ir rusai yra vieno kraujo. Jisai atseit archyvuose atkasė kažkur tai, kad jo vienas iš prosenelių dalyvavo Žalgirio mūšyje ir netgi buvo tas, kuris nužudė, nukovė Ulriką von Jungingeną. Tai toj knygoje dėstoma tokia tiesa ir labai įdomi iš tikrųjų buvo, kad šita knyga buvo pristatyta pirmiausia Lietuvoje negu pačioje Rusijoje. Ir tai yra ta vadinamoji minkštoji galia iš tikrųjų, kaip jie demonstruoja, jie žino, kad mes patys to nepasiimsim, tai jie tam skiria didžiulius pinigus ir tai bruka tiesiog patys atveža, patys finansuoja tokius pristatymus. Labai gaila, kad kartais net ir politikai, kai kurie įsimaišo į tokius reikalus, įsivelia į tokias diskusijas. Na, čia vienas iš pavyzdžių. Bet toliau iš tikrųjų tų taikinių Rusijos, sakykime, Rusijos istorijos perrašymo politikoje yra ne vienas. Tai aišku, kad Sovietų Sąjungos Vokietijos Molotovo-Ribentropo paktas, kurie jie apskritai neigia. Aišku, kad okupacijos nebuvo, kad mes prisiprašėme į jų glėbį ir kad partizaninis karas tai iš tikrųjų buvo kruvinas pilietinis karas, kurio metu žuvo ne mažiau kaip 25 000 civilių, kai kur jau mačiau net skaičiai apie 30 000. Na ir aišku, kad mes sakom, kad tie sovietiniai laikai buvo juodi sovietiniai laikai, tai jie teigia, kad tai klestėjimo metai. Na ir aišku, paskutinis, kaip jau minėtas naratyvas, tai sausio 13-osios savis snaiperiai šaudė į savo minę. Čia vienas iš pavyzdžių irgi, kaip jie pateikia žemėlapius ir kaip jie iš tikrųjų tą istoriją perkelia jau į tą tokį politinį lygmenį, kas iš tikrųjų, na, sakykime, civilizuotom šalim visiškai nesuprantama. Mes vakar turėjom tokią prezentaciją, aišku, visiškai visai kitos sferos buvo žmonės atvažiavę iš Vokietijos, vokiečiai, bet mes irgi truputėlį tokį istorinį foną su prezentacijom padarėm. Tai jie iš viso nesuvokia, kaip galima žemėlapius kažkokius perbraižinėti ir apskritai dalintis kitos valstybės teritoriją, kažkokių pretenzijų turėti. Tai mes paskui nenustembam, kada ta pati Angela Merkel iš tikrųjų pasako, kad nesuvokia Putino veiksmų dabartiniam kontekste, nes vokiečiai iš tikrųjų to nesuvokia. Tai va šitas žemėlapis atspindi iš tikrųjų, kur jie ką norėtų matyti. Ir Žirinovskis, kai sako, kad lieka tik tai Malinkai, Knežas, Velitovskaja, Vakarų Krasija, tai iš tikrųjų tokiais žemėlapiais, jeigu jisai pasako tai kaip klaunas, tai kiti, jo, sakykime, kiti įrankiai yra tam tikri Rusijoje, kurie tai parodo ir tokiais žemėlapiais ir visiškai rimtai. Na, dar vienas iš tokių, sakykime, jau čia net ne minkštoji galia, bet čia juoda propaganda. Tai šita knyga išėjo Lietuvoje, suranda įrankių, kaip ir Lietuvoje padaryti juodus darbus. Partizanų teroro aukų atminimo knyga. Iš esmės, jeigu bet kuris studentas paimtų tą knygą, ten nėra ko skaityti, ten yra tik tai pavardė žmonių, neva nužudytų partizanų. Nors labai įdomiai ten skamba, kai pasižiūri, pavyzdžiui, Partorgas, komjaunimo sekretorius, ar ten kolūkio pirmininkas. Aišku, kai kas kartojasi, nėra taip, kad ten tikrai nėra tų civilių aukų, yra jų, bet vis tiek ta statistika tokia labai įdomi. Iš esmės, ta knyga, ko mes galvojam, jie siekiama. Jie siekiama greičiausiai, kad studentai, nebūtinai Lietuvos studentai, cituotų ją savo kažkokiuose mokslo darbuose. Čia, žinot, kai buvo situacija, kada Alfos vadą paleido Austrai, kada jam buvo išduotas Europos arešto orderis, užkrito dabar pavardė, Golovatovas. Tai paskui jisai sėdėjo televizijos laidoje net ne vienoj ir aiškino, kad iš tikrųjų mes tik tai vykdėm įstatymą, niekas ten nešaudė
Ir laidos vedėjas tada skambina į Lietuvą, sako, nu va, mes ir Lietuvoje turim istoriką, kuris apie tai galėtų pakalbėti. Ir tas istorikas pasirodo Paleckis. Ir jisai komentuoja, kad iš tikrųjų savi šaudė į savus. Tai mes galvojam, kad panašus tikslas yra ir šitos knygos. Kad reiškia, kažkokia laida gali būti ten, pavyzdžiui, ir paskui sako, kad va, net čia istorikai išleido tokią knygą, kur įrodė, kad iš tikrųjų partizanai buvo banditai ir šaudė savi į savus. O kas leidėjas, tai jūs patys matot, čia labai aiškiai parodyta, kad šios knygos leidėjas. Na ir knygos pristatymė buvo tokie asmenys, tai irgi gal kitų daugiau komentarų net ir nereikia. Čia, kas nežino, tai Valerijus Ivanovas buvo teistas už perversmo 91 metų perversmo organizavimą. Na ir tie asmenys puikiai visiems pažįstami. Ir tiesiog, kadangi irgi tam pristatymę specialiai nuėjau, nes tai ir liejasi tokia retorika, kad partizanai buvo užkietėję galvažudžiai, banditai ir kad valstybė, reiškia, vykdo politiką, atstatinėja nacizmą, palaiko tas nacistinės idėjas. Na, iš tikrųjų Rusija turi ir keletą tokių ruporų, kurie čia vienas iš Kremliaus ruporų Regnum, kurie iš tikrųjų laikas nuo laiko papila šiukšlių labai stipriai ir ant partizaninio judėjimo, jau nekalbant ten kariuomenės ir ten NATO. Na ir, aišku, tokios lyg tai nagrinėja, lyg tai pripažįsta kartais, kad tai buvo partizaninis judėjimas, jau nors tai gerai, kad jie sako, kad partizanai, bet vis tiek ta retorika iškyla, kad ar buvo daugiau romantikų, patriotų, ar tiesiog banditų, nusikaltėlių ir žudikų. Na ir vienas iš tokių įdomiausių ir labiausiai organizuotų puolimų buvo įvykdytas prieš porą metų, kada Lietuvos kariuomenės karo akademija, Jono Žemaičio Vytauto karo akademija, šventė generolo 103 metų gimtadienį. Tai buvo tiesiog išspausdinta biografija karo akademijos puslapyje, buvo parengtas mūsų viešųjų ryšių departamento krašto apsaugos ministerijos pranešimas spaudai, tiesiog apie Joną Žemaitį Vytautą. Ir buvo gautas skambutis, kad mes į mūsų KMVRD, kad mes nutylim, kad Jonas Žemaitis Vytautas sulaužė priesaiką, kad jisai buvo prisiekęs Lietuvos kariuomeniai, o paskui prisiekė sovietų kariuomeniai. Ir kad iš esmės mes meluojam savo pranešime. Ir buvo pasakyta, kad šitą informaciją bus patikslinta, tada mūsų specialistai kreipėsi į genocido ir rezistencijos tyrimų centrą, bet iš esmės atsakymo nieks nelaukė. Faktiškai po kelių valandų ta informacija jau pasirodė Regnum puslapyje, kad reiškia Lietuva falsifikuoja istoriją, kad Žemaitis buvo kaip ir išdavikas, o čia mes jį laikom prezidentu. Ir kad tuo metu ministrė Rasa Juknevičienė siekia savo tam tikrų tikslų. Na ir iš tikrųjų ištransliavo ir kitas žinutės, ir apie Valdą Adamkų tais pačiais pranešimais, kad, reiškia, jisai irgi, vienu žodžiu, kovojo prieš sovietų kariuomenę prie Sedos, ir kad buvo Lietuvos laisvės armijos narys, ir kad apskritai apie Joną Žemaitį Vytautą, kad jisai tiesiog labai aišku, kas ten ėjo į tuos partizanus, nes jisai buvo suimtas, paskui ten ar pasidavė ir buvo sušaudytas ir panašiai, Butyrkų kalėjime. Na, čia to paties dar straipsnių tokie atsiliepimai. Na ir iš esmės labai galima aiškiai pamatyti, kokia yra ta genezė rusiškoje informacinėje erdvėje, kaip pateikiamas tas partizanų modelis, kad jie faktiškai beveik visi dalyvavo žydų žudynėse, kolaboravo su naciais ir slapstėsi nuo atpildo. Tas partizanavimas tai nebuvo kažkoks idėjinis, o apskritai tik tai bijojo dėl savo nuodėmių padarytų prieš žydus ir sakykime, kolaboruojant, todėl išėjo į miškus. Na ir naudoja dar ir tokius epitetus, kad reiškia, kad lietuviai apskritai nuodėmingi priešais pastatoma teisybė ir kad perrašo Padminėjų, tai reiškia, kaip ir keičia tą visiškai neseną istoriją, čia jau turi omeny partizaninį karą, kad heroizuoja tą pronacistinį tokį savo pronacistinę praeitį.
Na ir kad tai yra apskritai mitas, kad lietuviai, tarkim, neturėjo kažkokių tai nacistinių savo suformavę batalionų, kaip turėjo Latvija ir Estai, nes iš tikrųjų lietuviai neturėjo savo SS bataliono atskiro. Latviai, pavyzdžiui, turėjo, lietuviai neturėjo, bet jie tai irgi pateikia kaip mitą, kad atseit mes irgi turėjome. Na ir iš tikrųjų, kodėl jie taip daro? Ir kad tai nėra šiaip savo pavienių žmonių darbas, tai atspindi ir Rusijos federacijos karinė doktrina, kurioje teigiama ir kaip, turbūt kai kas žino, kai kas ne, bet doktrina iš tikrųjų nerašoma vieniems metams, jinai rašoma mažiausiai 20, kartais ir 30 metų į priekį. Tai tie teiginiai, sakykime, Ukrainos dabar įvykių kontekste matom, kad jie kartais tampa tikrovę ir gauna kažkokią tai aišku pavydalą, aiškiai išraišką, kad ir teigiama toj doktrinoj, kad iš pradžių naudojant informacinės priemonės reikia pasiekti tam tikrus politinius tikslus be karinės jėgos, ką ir mes matom puikiai Ukrainoje, ir vėliau gavus tarptautinės bendruomenės pritarimą teigiama panaudoti karinę jėgą. Ir iš tikrųjų šitą dalyką, šitą, sakykime, tezės įgyvendinimą mes jau matėm ir 91 metais, kada Persijos karo metu pas mus vyko sausio įvykiai. Na, o Gruzijos karas 2008 metais irgi įvyko Pekino olimpinių žaidynių metu. Lygiai taip pačiai kaip Krymo tam tikri, tiksliau net ne Krymo jau vėliau pasibaigus olimpiadai, bet Ukrainos visi, sakykime, civilių šaudymai Maidane irgi prasidėjo vykstant Sočio olimpinėms žaidynėms. Tai, sakykime, kada vienas įvykis maskuoja kitą įvykį, kada visa žiniasklaida, visa pasaulio netgi žiniasklaida sutelkus dėmesį į kažkokį svarbų įvykį visam pasauliui, tada lengviau užmaskuoti arba nukreipti dėmesį nuo įvykių, kuris vyksta lokaliai kažkur tai. Ir darom tokias išvadas iš tikrųjų mes, kad kodėl tai yra labai pavojinga, tas istorijos perrašymas ir ta propaganda, ir reikia žinot, ta prasme ją matyti, ją suprasti ir ją tiesiog atpažinti kartais, kad tam tikri istoriniai faktai per propagandą ir per falsifikavimą irgi tampa istorija, jau propagandos istorija. Ir iš tikrųjų labai gaila, bet čia gal kalbės daugiau daktaras Anušauskas, kad Rusijos mokyklose vaikai jau mokysis ne tą tikrąją istoriją, bet mokysis propagandos istoriją, nes jie jau yra perrašyta. Ir viskas, čia jau mano prezentacija iš tų ir baigėsi, bet nežinau, gal klausimai apskritai nebus vien man, gal bus ir supratau, čia bus platesnė diskusija. Aš galbūt, nežinau, pasinaudodamas moderatoriaus teisę ir privilegiją, aš galbūt norėčiau, mano požiūrį, tokių gal porą patikslinančių klausimų apie jūsų pranešimą, kad jūs galbūt detaliau pakalbėtumėt, bet man pasirodė įdomu jūsų paklausti, gal šiek tiek detaliau galėtume papasakoti jūsų atmintį, kad buvo vien praėjusiais metais 200 straipsnių nukreiptų konkrečiai į Lietuvos, tam tikrą Lietuvos konkrečiai istorijos tematiką. Gal jūs galėtume pasakyti detaliau, kokie tai buvo informacijos kanalai, kur tie straipsniai buvo, kokie tai buvo informacijos kanalai, kokios buvo žiniasklaidos priemonės ir galbūt pagal tai galima sakyti, kas yra pagrindinė pirmoji jų auditorija, tikslinė grupė ir kam jie skirti. Tai čia iš tikrųjų sudėta, bet šitie... Jūs mėgate, čia jūs tai turėjote šitas... Čia yra tik Baltarusijos. Dar yra visa puokštė irgi Rusijos tų kanalų, tai aišku, pagrindinis ruporas jų yra Regnumų. Bet labai dažnai tie straipsniai, jie persipina. Jeigu atsiranda kažkokia žinutė kartais Baltarusijos straipsniuose, labai greitai tezės iš tų straipsnių atsiranda ir rusiškuose portaluose, arba atvirkščiai. Ir tiesiog, taip matosi, kad valdo tai viena ranka kartais. Labai mums buvo keista, kad šitų įvykių, Krymo įvykių kontekste, sakykime, pati pirmoji svetainė Belfo pradėjo transliuoti tokias žinutes, paskui aišku Lukašenka jau paneigė ir kaip reikia pasisakė, bet pradėjo transliuoti tokias žinutes, kad iš tikrųjų Ukraina yra nedaloma, kad Krymo okupacija yra blogai, kad jie visą laiką Baltarusija palaikys Ukrainą ir rems juos kiek gali ir kaip gali, bet iš esmės tai
tie straipsniai yra vien baltarusiški ir rusiški, mes stebim šitą erdvę. Aišku, jie atsiranda kartais ir vakarietiškoje erdvėje tam tikrų pasisakymų, sakykime, ir net ir britiškose laikraščiuose, bet kadangi tai yra demokratinės šalys, mes tos erdvės nestebime. Tai nebent mums, sakykime... Bet dabar kalbant ir apie rusišką, sakysim, apie Rusiją ir Baltarusiją, kiek tai yra, na, sakysim, visa šita propaganda, visi šitie tokie politiniai propagandiniai naratyvai ir tokie tikslus tokia inžinerija ideologinė, kiek jie yra skirta pirmiausia savo vidaus rinkai, savo tam tikrai visuomenės mąstysenos statybai pagal režimo užsakymą ar baltarusiško ar rusiško režimo užsakymą, kiek išorės vartosenai? Na, pirmiausia, aišku, jie skirti vidaus rinkai. Ir pagal Rusijos, sakykime, apklausas, kada pas žmonės visuomenė prašoma įvertinti, kas yra didžiausi Rusijos priešai, tai Baltijos šalis eina pirmoji vietoje. Iš tikrųjų, tai mes ir darom išvadą, kad tai pirmiausia yra, kaip sakoma, vidaus rinkai. Lygiai taip pačiai ir baltarusiški tie portalai, kaip minėjau, jie pirmiausia skirti vidaus rinkai, todėl kad dabar pas mus didelė dalis jaunimo iš tikrųjų neskaito rusiškai. Jie mūsų rinkai skirti tiek, kiek mūsų rusakalbė visuomenė skaito tuos portalus, kiek jais domisi. Tai, bet kadangi žiūri ir, sakykime, televizijas, jie tas žinias daugiau tada per televiziją transliuoja. Ir ką mes matom dabar paseka, kokie yra, kad tie kanalai yra pas mus uždrausti. Iš tikrųjų labai sveikintinas reikalas, nes, na, ir Latvijai, vat, jau šiandien skaičiau, kad ir Latvijai uždraudžia tam tikras ar laidas, ar net ir kanalus, nes tie perskaityti, tai mačiau, kad toks jau pasirodė straipsnio pavadinimas. Tai vis tik tai daugiau vidaus rinkai, bet tai ką tai reiškia vidaus rinkai, tai daro tokį didžiulį psichologinį poveikį, kad tokiam, sakykime, Krymo ir Ukrainos santykių tam visam kontekste pasižiūrim, nes tada kokia yra Rusijos visuomenės nuotaikos kokios ir kaip kyla Putino reitingai ir kaip tai yra palaikoma tada. Dėl to, kad, nežinau, irgi neseniai skaičiau tokią mintį, kai visi sako, čia, na, gaila iš tikrųjų Rusijos žmonių, čia jie pas juos netinkama valdžia jau 100 metų, jie čia niekaip neišsivaduoja. Ir kažkas ten pasakė, kad iš tikrųjų žmonės verti tokios valdžios, kokią jie išsirenka. Ir visiškai negaila tų, kurie palaiko, jeigu jie tiki tais dalykais, kas jiem, jeigu jie nepasiskaito daugiau nieko, tik tai, kas transliuojama Rusijos portalų. Kalbant apie dar šiek tiek Baltarusijos tą klausimą, jūs minėjote, kad to istorinio tam tikro naratyvo, to generalinio istorinio naratyvo buvo genezė, rodėte savo skaidrėse ir kad Baltarusijos režimas šiek tiek performatavo, reiškia, savo. Iš tiesų, čia yra vienas iš įdomiausių klausimų, tikrasis Baltarusijos režimo santykis su tuo patriotiniu LDK naratyvu ir kas yra tie jie, kurie už to patriotinio LDK naratyvo slypi, nes lyg iš jūsų pranešimo buvo galima suprasti, kad dabar bent jau šiuo metu, tai būtent Baltarusijos režimas yra vairuotojas ir užsakovas šito, reiškia, tarsi to super patriotinio LDK naratyvo Baltarusijoje. Kai tarpu, na, galbūt jūs nemano, kad situacija šiek tiek yra sudėtingesnė ta prasme, kad pačioje Baltarusijos visuomenėje, opozicijoje jūs minėjote, visuomenėje yra poreikis savos istorijos paieškos ir kad vis dėlto Baltarusijos režimas tik bando su to kažkaip flirtuoti, manevruoti ir kažkiek galbūt išnaudoti savo tikriems tikslams, bet galbūt nebūtinai visą tai, visas tas patriotinis LDK naratyvas Baltarusijoje nebūtinai yra vien tik tai režimo įrankis ir režimo atstovai kažkokie tai propagandinės priešiškos propagandos atstovai ir kad tai galbūt yra objektyvi problema, lietuviam reikės kovoti su tuo, ne tik kovoti su to, kaip su priešiška propaganda, bet ir bandyti kažkaip galbūt diskutuoti, dalintis kažkaip tą istoriją, kuri iš tiesų buvo bendra LDK ir Baltarusijos istorija. Nes man šitie tai užkliuva, atsiprašau, dar tik papildysiu, sakysim, buvo ten jūsų skaidrės, buvo viena iš knygų, tokia, pavyzdžiui, istoriko Kriaucevičiaus buvo ten tokia, nu, aš tikrai ne visai sutikčiau, kad jisai yra Lukašenkos, nežinau, kad čia jau tai tiesiog atsitiktinai taip sutapo tiesiog viena iš tų, kad jisai yra Lukašenkos koks nors režimo atstovas. Žodžiu, užviršuojant klausimą, ar tikrai tas LDK naratyvas baltarusiškas jūsų nuomonė yra vien tik režimo įrankis? Tai be abejo, jis nėra vien režimo įrankis, bet kada
režimas pamatė, kad opozicijos suvaldyti, suprantat, kad aš sakiau, kad istorija yra... Kyla natūralus poreikis visuomenėje. Kyla natūralus poreikis ir kad tiesiog suvaldyti tą opoziciją ir kažkaip tai pritraukti dalį gal į savo pusę tos opozicijos. Tai jie taip peržaidė ir pasirodo, matyt, dalį tai opozicijos buvo priimtina šitas klausimas. Kad jisai visai kontroliuojamas, tai žinot, čia reikėtų turbūt klausimas ne man, čia reikėtų mūsų kažkokiam saugumo struktūrom ar dar kažkam tai tą klausimą kelti, ar jisai iš tikrųjų kiek ten valdo tą opoziciją ir kiek jam ten, sakykime, tas klausimas tos istorijos rūpi. Bet pavyzdžiui, tam puslapį Litvanijos prieš kurį laiką dar apie Lukašenką nieko nebuvo. Mes jau jį seniai esam pastebėję ir ten... Kiek kas dabar publikos? Ir ten, o dabar ten yra net atskira skiltis skirta vien Lukašenkai. Ir ar jisai yra Litvinas reiškia LDK ten, kaip ir palikuonis, ir kas yra apskritai Litvinai, ir kas yra Baltarusiai dabar, kokie yra ten kumyrai, kažkokie, vienu žodžiu, ten skaitai ir sakau, būtų labai juokinga, jeigu nebūtų graudu. Nes jie atiduoda, mes dabar matom, kad jie atiduoda jau duoklę režimui, nes kitaip greičiausiai tas puslapis būtų uždarytas. Ir ten neleistų visiškai jokios informacijos naudoti. Už tai jie taip ir peržaidė, nes, sakau, mes iš pradžių tą fiksavom, kad reiškia tai, Baltarusija buvo LDK valstybės dalis. Ir pavojingumas tas, kad jie sako, kad Lietuva dabartinė nieko bendro neturi su LDK, kad tik tai Žemaitija buvo Lietuva. Jie ten... Tai čia gal jų dalis? Dalis kieno? Tų Baltarusių istorikų, kurie taip teigia, ne visi. Žinot, kaip su Baltarusijos istorikais. LDK paveldo toks savinimasis irgi pas juos galbūt niuansuotas. Mano galva, kad čia yra panašiai kaip ir Rusijoje. Jeigu tu gali savo nuomonę turėti, tais klausimais, bet nelabai gali ją sakyti. Ir aišku, yra jaunų istorikų ir man tenka irgi ir mano kolegom bendrauti su istorikais, lietuviais, kurie bendrauja su jaunais istorikais baltarusiais. Ir jie sako, kad tai, kas teigiama maždaug tam puslapį, yra perteikiama ir universitetuose jau. Ir jie tuo šventai tiki. Ir teko kalbėti su vienu archeologu kolega, tai jisai sako, turiu draugų Baltarusijoje, kurie, sako, ginčijasi su manim, kad, iš tikrųjų, ir sako, jų tokia pozicija, kad ta Baltarusija buvo LDK, bet vis tik žmonės jaunyje kažko ieško ir, sako, vienas tas irgi iš jų to mūsų lietuvio archeologo kolegų Baltarusių sugalvojo pats patikrinti, kaip ten yra su tais archeologiniais kasinėjimais. Buvo kažkokie ten tyrimai atlikti prie Gardino pilies, reiškia, kapinynai buvo kasinėti, 2 civilių kapinynas ir karių kapinynas. Ir sako, kaip ir su civilių kapinynu viskas aišku, sako, ten daugiausia dominuoja slaviški kažkokie tai archeologiniai radiniai ir 14 amžiaus kapinynas. Bet sako, kada ateini pasižiūri tuos eksponatus karinio kapinyno, kur kariai palaidoti, tai ten visiškai matoma, kad baltiškai yra visa atributika, visi ženklai ir visa kita. Tai jie savo išvadas daro, bet jie jų niekur nepublikuoja, niekur jie saugo, pasidaro, nes ten kitaip tų istorikų būti iš esmės negali. Vat kaip problema. O dar viena problema su istorikais, kad čia kaip kažkada minėjo profesorius Rakutis, kad mūsų istoriją rašo visi, kas netingi. Rašo baltarusiai, rašo rusai, rašo lenkai, net ir ukrainiečiai rašo. Ir mes turim kalendorių, kur iš tikrųjų jie net ir ukrainiečiai kildina Gediminą iš Ririkaičių. O mes rašom tik savo istoriją. Tai čia patarimas būtų būsimiem istorikams, kad reikėtų gal parašyti Baltarusijos istoriją, kaip mes ją matom. Ir imtis tų tyrinėjimų iš tikrųjų iš mūsų pozicijų, ne iš tų propagandinių, bet iš tų iš tikrųjų demokratinių pozicijų parodyti. Nes dabar tai, ką jie teigia, iš esmės tai tas pats, kas būtų pasakyta, kad Didžiosios Britanijos, sakykime, imperija greičiausiai buvo Indijos imperija, nes indų gyventojų tuo metu buvo daugiau. Jie tai teigia, kad kadangi buvo slavų daugiau, tai buvo jų imperija, reiškia ta LDK. Tai čia sakau lygiai tas pats, indų iš tikrųjų buvo daugiau savo laiku, 19 amžiui, Britų imperijoje. Tai bet tai jie tos imperijos turėjai čia klausimą. Tai prieš perdamas žodį
gal auditorijai gal mes šiek tiek vėliau darysime, taip sakant, erdvę auditorijai. Dabar dar prieš perdamą žodį, jūs pati natūraliai, aišku, palėtėt čia svarbiausią galbūt aspektą, kuris išreiškiamas amžinųjų klausimų, ką daryti. Žodžiu, kiek suprantu, viena iš jūsų pasakymų, viena iš jūsų minčių buvo, kad, aišku, absoliučiai teisinga būtų uždaryti tos visus kanalus, reiškia, sakysim, televizijos kanalus, rusiškus, manote, kad tai yra teisinga pozicija. Ir va štai paminėjote, kad reikia galbūt ir pradėti mum lietuviam rašyti Baltarusijos istoriją iš savo požiūrio taško ar Rusijos istoriją. Jūs nemanote, toks vat ir būtų klausimas, nemanote, kad pirmiausia mum lietuviam galbūt reikėtų dar šiek tiek pasigilinti ir į savo pačių istoriją, būtent tą istoriją, kuri yra pagrindiniu taikiniu Rusijos, sakysim, propagandos. Jūs, aišku, absoliučiai teisingai minit, kad vienas iš pagrindinių taikinių, aš galbūt sakyčiau, net pagrindinis yra taikinys. Būtent ta jautriausia vieta partizanai ir lietuvių kolaboravimas su naciais holokausto metu. Žmonės vis tiek tengi yra protingi ir jie taiko į tą vietą būtent dėl to, kad jie puikiai supranta ir mato, kad jinai pirmiausiai yra labai jautri ir kontroversiška pas mus pačius. Be abejo. Ir kad mato, aš galbūt taip jau provokuodamas šiek tiek ir auditoriją po to būsimai diskusijai, galbūt mato, kad mes patys čia daug ko galbūt nesame sutvarkę ir nesudėlioję į visas lentynas ir nesusitarę savo visuomenėje pirmiausia. Ir būtent dėl to jų yra tokia propaganda kartais ir tikslinga, ir agresyvi, ir sėkminga. Tuo labiau tai yra ir vakaruose, ir judėjant vakarietiškas naratyvas apie pokarį, apie antrąjį pasaulinį karą ir pokarį iš esmės yra sovietinis, prosovietinis vis dar naratyvas. Nugalėtojų neteisins. Taip. Tai jūs nemanot, kad vis dėlto siekiant išsiugdyti tam tikrą istorinį imunitetą, čia mums dar reikėtų patiems padirbėti šituose savo pačių jautriausios istorijos baruose? Tai be abejo, suprantat, mano galva, tai ta istorija labiausiai jautriausia yra todėl, kad dar labai daug gyvų liudininkų. Ir iš tikrųjų, kol yra gyvų liudininkų ir atsiranda tų įvairių interpretacijų. Labai liūdna. Jūs sakot, palaukti reikėtų? Ne, nesakau, kad palaukti reikėtų, bet sakau, dėl to jiem ir lengva dar taip, sakykime, ta dalis netgi istorijos kartais yra ne tik taikinys, bet net ir įkaitas. Už tai, kad mes ir patys, kaip jūs minėjot, nesusitarėm. Ir aišku, pas mus tos yra įvairios istorinės mokyklos, pas mus be abejo yra demokratija. Mes patys ginčijamės ilgai ir taip toliau ir panašiai. Be abejo, reikėtų susitarti ne tik tai dėl, sakykime... Pavyzdžiui, iš tiesų sudėlioti skaičius, pabandyti civilių aukų, pavyzdžiui, partizanų. Kodėl ne? Bet, žinot, partizanų, čia greičiausiai Mantas Rušovskas atsakytų, jis buvo mano dėstytojas, aš atsimenu studijų laikais, jisai tada dar archyvose dirbo ir atsimenu per vieną paskaitą sakė, dabar neatsimenu tikslaus skaičiaus, bet jisai pasakė, sako, jau yra žinoma šimtai atvejų, kada ne partizanai, o agentai smogikai dirbo juodą darbą. Ir visi puikiai žino tokią Sokolovo, tą vadinamą būrį, kuris tikrai yra smulkiai jau dokumentuotas ir aprašytas, kokius juodus darbus darė. Bet yra žmonių, kurie tikrai galvoja, kad tai darė partizanai. Aišku, tuose smogikų būriuose iš tikrųjų buvo buvę partizanai dažnai, kurie buvo kažkaip suimti, kažkaip sutiko bendradarbiauti dėl savo gyvybės, dėl savo šeimų gyvybės, dėl to, kad nebūtų giminaičiai ištremti gal į užsienį. Nežinau, ar mums yra, sakykime, suteikta tokia teisė teisti juos, bet iš esmės tai tuos juodus darbus, tie juodi darbai labai dažnai buvo daromi, sakykime, kitos pusės rankom. Todėl labai sunku greičiausiai dabar būtų pasakyti, kiek tų civilių aukų buvo partizanų. Aš žinau irgi istorijas iš savo, sakykime, močiučių kaimų, kur buvo žudytos šeimos su mažais vaikais ir kur teigiama, kad tai padarė partizanai. Bet, pavyzdžiui, žmonės kalba visiškai kitaip, kad tos šeimos iš tikrųjų vienu tuo pačiu metu slėpė partizanus ir iš kitos pusės jie bendradarbiavo. Ir tada tokių, suprantat, iš tikrųjų labai daug neiškumų, labai daug tokių dar niuansų ir labai daug tokių skausmingų. Na, aišku, čia toks pajuokavimas, palauk, kol visi išmirs, tai... Atsiprašau, jeigu čia man toks groteskiškas, bet čia nejuokas, nes... Na taip, iš tikrųjų mes turėtume susitarti, nes, pavyzdžiui, sausio 13-osios mes visiškai
visiškai nekvestionuojam ir kada matom, kada didžiulis puolimas būna iš netgi mūsų pačių rankom lietuvių kartais, tai visuomenė labai stipriai susivienyje ir pajuokia, ir piktinasi, ir net tą teismą, sakykime, to asmens priima labai natūraliai, kad džiaugiasi, kad jisai buvo už tai nuteistas. Aišku, iš kitos pusės vėl tai duodamas penas kitai pusėj, pasakyti, kad čia puolama, kad čia perrašinėjom, kad mes perrašinėjom tą istoriją, kad mes meluojam. Bet, na, sakykime, vis tik, žinot, kaip jiem lengviau yra laikyti mūsų tą istoriją taikiniu, todėl, kad jie, žinot, mažu kamoliuku arba ten kažkokia viena kulka didžiulės sienos nepradaužti. Ir turi būti ta informacija labai irgi stipri ir tokia tikslinė. Tai jie tą dabar daro. Jiem kartais pavyksta kažkur tai kažkokį akmenį iš to mūsų pamato gal išmest. Nu, bet pamatai mes, sakau, matom tam įvykių kontekste Ukrainos, kad vis tik dar pas mus labai tvirti. Ir tai mus labai džiugina. Bet kad istorikai kaip ir turėtų susitart, kaip ir turėtų nagrinėti tą klausimą, tai be abejo. Nes jie istorikų turi daug daugiau negu mes, nu, natūraliai gyventojų skaičius, tai sakykime, demografija sąlygoja, bet... Tai gal dabar tam kartui labai ačiū, kad paminėjote daktarą Anušauską. Daktarą Anušauską, kalbėsiu jūs, ką daryti, kaip sutvirtinti tos pamatus, jūs gal turėtumėte. Tai gal su kolegas reikia matysime. Formuojama požiūrį į mūsų istoriją ar Rusijos istoriją, kuri susijusi su Lietuva, tai be abejonės čia reikalinga labai aiškiai diferenciacija, nes tai, kas buvo parodyta, sakysim, ir nuorodos, tai susijusios vis dėlto jos su tais sukurtais ir internetiniais saitais, ir tais propagandistais, aš jų, tiesą sakant, ir istorikais nevadinčiau. Nes keletas įkūrė, pavyzdžiui, Rusijai, čia mačiau irgi nuorodos iš tų šaltinių, istorinė atmintis. Fondas, istorinė atmintis, gražiai skamba. Labai panašus pavadinimas beje yra memorialo, kuris užsiima iš tikrųjų istorinę atmintim, gulagų ir panašiai. Nežinau, galbūt čia tik sutapimas, bet manau sąmoningas sutapimas. Ir tenai porą tariamų istorikų, pavarčiusių biografijas, paaiškėja, vienas daugiau dirbo diplomatinį darbą, kitas dirbo žurnalistinį darbą, bet knygų skaičius, matyti, yra toks, kaip Rogozina sakė, parašė darbus per knygą per 2 savaitės. Ir pas juos, ten prištampuota tų knygų, jie štampuoja knygas daugiausia apie Latviją, estiškai matyt problemos galbūt su kalba, ar dar kokios, apie Lietuvą yra irgi tik tai porą knygučių, bet pavarčius jas, rimti istorikai tas visas publikacijas, po šaltinius puikiausiai žino. Esmė yra interpretacijose, kurios susijusios su čia paminėtais taikiniais, nu, turiu galvoje 40-41 metai ir panašiai. Bet Rusijoje vis tiek tikrų istorikų bendruomenė, atskiriam jeigu propagandistus, tikrų istorikų bendruomenė nėra vienalytė. Nėra vienalytė, yra žmonės, kurie, nu, dėl savo galbūt pareigų irgi priversti laviruoti ir daryti kažkokius kompromisinius sprendimus. Na, pavyzdžiui, toks žinomas akademikas Čiubarianas, kuris priklauso tai savo laiku veikusiai, nežinau, dabar neveikia, Lietuvos Rusijos istorikų komisija. Ten daugiausiai iš istorijos instituto buvo žmonės ir akademikas Čiubarianas vadovavo tai grupė istorikų iš Rusijos pusės. Sakyčiau, toks valdžios istorikas, kuris mėgina iš tikrųjų išlaviruoti tarp propagandinių tikslų ir tikros istorijos. Sėkmingai? Kol kas sėkmingai, apdovanojimus ima iš Putino rankų, tai aš manau, kad sėkmingai. Netgi kai diskusija buvo su kitu istoriku, kuris dabar išmestas iš užsienio politikos akademijos, Andrėjus Zubovas. Girdėjote, dėl jo pareiškimo
apie Ukrainą, apie Rusijos veiksmus Kryme. Čia visai neseniai. Taip, tai vat jisai oponavo Čiubarianui dėl, yra jų diskusija paskelbta, dėl bendro istorijos vadovėlio, kuris ruošiamas Rusijoje. Jau dabar jau ne vadovėlis, o koncepcija. Dėl, bendra koncepcija istorijos mokymui nuo vidurinių iki aukštųjų mokyklų. Tai jie diskutavo ir, pavyzdžiui, diskusijos viena iš temų buvo, kaip pavadinti Lietuvos situaciją 40 metais. Tai kaip prisijungė, įstojo, tai galiausiai abu sutarė, kad vis tik tai rastas žodis, tinkamas žodis, įtraukė. Ir jie naudoja tą žodį ir jie rašo, žodis įtraukė. O kodėl įtraukė? Todėl, kad, sako, pasinaudojom britų diplomato, kuris rezidavo Londone 40 metais pranešimo jų užsienio reikalų ministerija, kur paminėjo tokį žodį, kad Lietuva buvo įtraukta. Tvarkoja, kaip įtraukė, jau tada atkrinta. Traukia ir įtraukia. Ten prievarta, ne prievarta. Tai, bet patys rusai, aš pastebėjau, pavyzdžiui, iš šių diskusijų, jie irgi įkrenta į tam tikras duobes, iš kurių nežino, kaip išlipti. Na, pavyzdžiui, kai pas mus jų tas propagandinis sluoksnis atakuoja, pavyzdžiui, pokarį, partizanai ir visa kita. Ir tuo pat metu Rusijoje yra kalbama apie susitaikymo politiką. Pasižiūrėkit, kaip gražiai kalbama apie kokį nors Kornilovą, dabar, nežinau, Kolčiaką, istoriniai filmai, baltieji jau kaip ir pilietinio karo ir raukos ir panašiai, kalba apie susitaikymą šitoje vietoje, bet istorikai kalbėtai kalba, bet kai prieina reikalas iki kokių nors įstatymuose parašyta. Ir istorikai tai irgi puikiai žino, sako, kaip mums rašyti, kai įstatymuose įrašyta, kad kiekvienas su ginklu kovojęs prieš sovietų valdžią yra banditas. Ir banditai ir ten, kaip sakoma, visi tie baltieji banditai pagal tuos įstatymus galiojančius. Tai šiuo atveju jie irgi nežino, kaip susitaikyti tokioje vietoje, kaip įstatymuose vieno, o vadovėlėse bus parašyta kitaip. Negali būti pas juos. Tai šitoje vietoje jie irgi neranda tos išeities, bet vėlgi pabrėšiu, kad jie tarpusavy ten diskutuoja, galiausiai pastebėjau diskusijoje toks niuansas, kad sako, žinot, didelėje tautoje susitaikymas ko gero neįmanomas. Mažoji tai taip, o didelė tauta atsidurtų su tokiu susitaikymo aklavietėje. Tai, kad negalima suderinti matyti teisinių, ten istorinių kažkokių tai dalykų dabar, tai galbūt ir to ir nedaryti, bet vis dėlto tiesiog noriu, kad suprastumėt, kad žiūrint į Rusijos istorikus, matytumėm skirtingas pozicijas ir atskirtumėm juos nuo propagandistų. Tai yra, kad nebūtų tokia suplakam, viską sumetam į vienalytę masę. Bet tikrai istorikai pas juos tikri, bent jau tie, kurie bando kažkaip išlaviruoti, net nebando laviruoti laikos pirmos pozicijos. Jūs pats paminėjote, jie atsidūrė už borto jau dabar atvirai. Yra represijos ir tam tikros temos istorinės pas juos apskritai yra skelbiamos neliečiamomis. Pavyzdžiui, čia Rusijoje buvo neseniai didžiulis triukšmas kilęs dėl to, kad vienas televizijos kanalas, jūs tikriausiai prisimenate, televizijos kanalas Dožd, vadinasi, paskelbė apklausą, ar nereikėjo atiduoti vokiečiams Leningrado per antrąjį pasaulinį karą. Visiškai logiškas natūralus klausimas, nes, kaip žinome, Hitleris bent jau toj pagrindiniai fazėje neplanavo užimti Leningrado, nes kam jisai jam buvo reikalingas, jisai tiesiog blokavo. Tai klausimas, ar nereikėjo atiduoti Leningrado, yra kaip ir savaime natūralus, net tokių visai karinių pragmatinių požiūrių. Tai tuo tarpu tas kanalas dabar yra žiauriam represiniam taikiny. Žinomas publicistas Viktoras Šenderovičius, iš pavardės atspėti jo tautybę, aišku, kas nežinot, pritaręs šito klausimų kėlimui ir gynės paskelbtas oficialiai yra fašistų.
fašistų, tas pats ponas Kiseliovas žinomas, kuris dabar neteko mūsų sausio 13 medalio, išvadinės yra fašistų. Su šitą repliką aš prikodedu vis dėlto prie to klausimai, ką daryti ir ar jūs, šiek tiek provokuodamas, nematote pas mus Lietuvoje pavojus šiek tiek galbūt pasukti tuo tokiu rusiškų kartais šunkeliu. Rusijoje yra, formuojasi neliečiamų temų sąrašas, kurias palietęs tu gali greitai labai tapti tautos priešu. Pas mus, dabar kai šitą temą, kaip ir sakė pradžioje pačioje ministras krašto apsaugos yra labai užkaitusi, savai mes suprantama, natūralu ir gerai, kad jinai yra užkaitusi ir sukasi. Ar pas mus kartais nėra pavojus nuslysti tam tikrus perlenkimus, kad, pavyzdžiui, tie, kurie sakytų, kad vis dėlto tam, kad atremtume priešišką propagandą, mes turime vis dėlto reaguoti į tą dalelę tiesos joje, kuria ta dalelė tiesos, jos stiprybė, tos priešiškos propagandos ir yra pagrįsta, ar taip raginantis kalbėti, į tai raginantis žiūrėti žmonės negali staigiai tapti irgi tautos priešais? Pilantis vandenį, kad jie pila vandenį ant rusų malūnų. Tvarko, aš tiesiog pradėsiu nuo pradžios rusų istoriko. Mano minėto akademiko Čubariano paklausė, vis dėlto, kas yra sako, ar Putinas yra vyriausias šalies istorikas? Čubarianas atsakė, sako, jis istorija domisi. Aš, sako, susitikau su juo daug kartų ir matau, istoriją jis myli. Tai iš tos didelės meilės, matyt, ir atsirado noras turėti bendrą koncepciją, vieningą vadovėlį, kad, kaip sakoma, būtų išdėliotos ribos. Vadovėlių greičiausiai bus Rusijoje daug, bet koncepcija bus viena ir ribos labai aiškios bus, ar ten įtrauktas Pabaltijis, bet jau tikrai nebus okupuotas. Tai šitas žodis jau yra tabu. O kalbant, ar mes ten nepasuksim kažkokiu rusišku keliu, aš tai taip nemanyčiau, nes, matyt, vis tiek istorikų darbai, sutikim, yra skirtingi. Aš turiu galvoj skirtingi, ta prasme, ne tik dėl kokių nors ideologinių motyvų, ar, aš nežinau, skirtingų tyrimo metodų netgi. Tai dėl to netgi žmonės rašantis apie tuos pačius dalykus gali atsidurti labai skirtingose pozicijose. Aš savo atveju irgi negaliu nepaminėti, tai kai teko polemizuoti ginantis disertacijai Mindaugui Pociui apie pokarį, jis beje mėgino kaip tik tas aukas skaičiuoti, jam ten nelabai kas gavosi, aš ten parašiau 13 puslapių disertaciją atsiliepimą neigiamą. Bet tai nereiškia, kad jisai neapsigynė, jisai apsigynė, nes taikė mokslinius metodus, gal pritrūko ten kai kurių šaltinių, požiūrio, mano galva jisai tiesiog pats save įstūmė į aklavietę, bet tai nereiškia, kad ta knyga nebuvo išleista, jinai buvo išleista. Žinoma, dalis ten visuomenininkų jį pasmerkė, bet mane matyti kitą pusę irgi pasmerkė. Kokių nors visuomenininkų gal čia paminėtų, jo labiau, kad kaip tas Masilionis, ar koks? Masilionis, jo. Jo labiau, kad pastebėjau, kad ketveriukė labiausiai minimų asmenų Regnum Ru. Vis dėlto Regnum Ru dabar mes žiūrim kaip internetinį portalą, nors tai buvo SVR ir FSB bendras projektas savo laiku. Sukurti tokį portalą, kuris rašytų apie, kaip jie sakė, artimą į užsienį tuo metu. Tai ketveriukė ta labai tokia įdomi. Tai Juknevičienė, aš, Zingeris, Paleckis. Tai čia nesakau, kad pagrindiniai istorikai, nes ten liečia ir kitas temas. Olekas, kolega, jisai nepriklausė ir ketveriukė, ir dešimtukui, jį mini labai retai, nepaisant to, kad jisai gynybos krašto apsaugos ministras.
Tai aš nežinau, čia dėl mūsų tų istorinių dalykų ar dėl kokių, bet taip matosi, kaip tikslingai tas portalas kai kurias temas eksploatuoja. Ką kolega Streidus šito klausimu pasakysim? Man atrodo, Vytautai, tavo tas klausimas yra labai geras, ta prasme, kad jis nukreipia mūsų žvilgsnį į tai, apie ką aš galvojau, kad čia bus kalbama, tai yra apie Lietuvos informacinę erdvę, ne apie Rusijos ar Baltarusijos. Ir iš tikrųjų tas pranešimas pirmasis mane šiek tiek gal ir nuramino. Nes akivaizdžiai matosi, kad kol kas dar ta informacinio karo, jeigu apie tokį galima iš vis kalbėti, fronto linija eina ne per Lietuvą, kažkur tai šalia Lietuvos. Bet dabar, reaguojant į tą klausimą, ar tikrai Lietuvoje neatsiranda tokio mąstymo panašaus į Rusiją, tai aš iš tikrųjų irgi turbūt atsakyčiau į patį diskusijos klausimą, ar yra Lietuvos istorija informacinio karo įkaitė, net ir Lietuvos atveju tikrai sakyčiau, kad ne. Bet tam tikrų požymių atsiranda. Neraminančių yra argumentų, čia nereikia toli ieškoti, nes tikrai atsiranda ir Lietuvos informacinėje erdvėje tokia jau kryptis, grupė, neminėsim gal pavardžių, apseisim, kurie taip netiesiogiai mėgina vis tik tai diktuoti, ką rašyti, ką rodyti, ką kurti. Ir turbūt neišvengiamai šiandien dar nebuvo paminėtas prieš pirmą kartą. Priminsiu, kas turbūt istorikų bendruomeniai per paskutinę savaitę įstrigo, tai Delfi publikacija apie, kaip jį vadinasi, istorikai skambina pavojaus varpais, ruošiama dirba okupacija. Kur eina kalba apie sumanimą statyti kino filmą apie Salomėją Nėrį. Aš iškart man šitą Delfi antraštę susišaukė su vaikystėje tokia įstrigusią kita fraze iš kino filmo 12 pėdžių: varpuoji tai, kai jų klausai susimastai. Iš tikrųjų keista, nes tokia manipuliacija, tai informacinio karo puoka pirmą kartą tokia ryški Lietuvos informacinėje erdvėje. Filmo sumanymas atrodo visai ten ir iš pačio straipsnio matyti, kad yra visiškai rimtas ir niekas ten tos neries nesiruošia šlovinti, bet atsiranda tokias antraštės su dar istorikais, nors ten tikrai įvairios nuomonės, bet iškeliama viena ir Taip paties požiūrį tai yra ne tiek gal pavienis žiniasklaidos užsižaidusios išpolis siekiant klikų kuo daugiau, bet tam tikras simptomas, ne, bendros atmosferos, negeros. Nesakau, kad tai simptomas, sakau, gal kol kas dar tik tai tokie ženklai, kurie kelia nerimą. O sakykit, pats straipsnio pavadinimas nerimą sukėlė, ar jau straipsnio turinys? Ir turinys iš dalies. Nes, pavyzdžiui, pavadinimus mes, kadangi iš tikrųjų stebim tą erdvę, tai pavadinimai mes jau seniai pastebėjom, kad jais siekiama, kad būtent tas būtų straipsnis atsidarytas ir tiesiog perskaitytas. Kartais turinys būna niekinis apskritai. Bet, pavyzdžiui, dėl Salomėjos Nėries, tai, išsakysiu mūsų, sakykime, poziciją ir mano asmeninė tokia pozicija, kad, pavyzdžiui, kodėl tada ta istorija ir tos pačios Salomėjos Nėries neparodoma pavyzdžiui, paraleliai su Jono Žemaičio Vytauto istorija. Kodėl nekuriami filmai apie tai? Va, apie filmus, labai gerai. Nes ta erdvė, suprantat, iš tikrųjų, ne tik televizija, taip mes galim uždaryti portalus, kurie meluoja, nes propaganda iš esmės yra melas, ten iš kokių 5 teiginių, jeigu geriausia atveju, jeigu vienas bus kažkokia teisybė, o visa kita tilpta į melo rūbą.
Tai suprantat, mes neuždarysim, bet nes tos erdvės yra labai daug ir įvairiausios, ir YouTube'ai, ir filmai, ir, ta prasme, ten yra masė visko. Bet iš tikrųjų, kada mūsų pačių rankom statomi filmai, kad ir labai teigiami, gal jis iš tikrųjų pasirodys, kad ten buvo tas Salomėjas, kolaborantė visiška, bet kodėl būtent... Aš tada klausiu, ar buvo pareiškų apie Joną Žemaitį filmai kurti? Na, aišku, čia yra kita problema, kad mes Žalgirio nesugebėjome, už 7 milijonai buvo skirta ir tų 7 milijonų neliko Žalgirio mūšio jubiliejai. Tai čia greičiausiai dar reikėjo pasakyti... Ne, bet aš kaip suprantu, Arūnas nori pasakyti, kad tai okei, visi gali kurti filmus ir panašiai, bet čia galbūt ne visai geras dalykas yra tai, kad štai kažkas sugalvoja sukurti filmą tokia tema, kuri pasirodė, ar tam kontekste gali pasirodyti potencialiai pavojinga, kažkaip negera, netinkamai ir staiga tokia reakcija, būtent į tai. Taip, tai įsivaizduokit save, jeigu po tokia antraštė susigalvoja parašyti knygą apie Salomėją Nėrį ir antraštė, kad ruošia Dievo okupacijai. Ne, tai aš reaguodamas... Labai teisingai šneka. Ne, bet čia, ko gero, vis dėlto antraštės dalykas. Aš skaičiau tą straipsnį, man turinys iš tikrųjų pasirodė atskirtas nuo antraštės. Lygiai taip pat kaip Lietuvos rytas irgi parašė, kaip aš sužinojau, kad pagrobtas Kedys. Atsiprašau, antraštė savo, o norėjau pasakyti idėją, kad savo laiku tarpukariu nacių ir dabartinės Rusijos metodai, turiu galvoje per Rosotrudničestvo arba tėvynainių rėmimą, turi panašių bruožų. Mano idėja buvo tokia, pagrindinė, antraštė nukeliavo toli nuo turinio. Tai čia jūsų kolegos darbas. Ačiū jau než. Kad tai, kelkime toliau. Tai dabar apie tos filmus. Kažkaip tai kilo mintis, kad reikia pakalbėti, nes iš tikrųjų aš manau, kad ir buvo labai nustebintas pranešime, nes jis iš tikrųjų kalbėjo ne apie tai, apie ką aš galvoju, bus kalbam, kad Lietuvos istorija yra pagrindinis taikinys to informacinio karo. Tikrai buvau labai nustebęs. Nes mano požiūrį, bent Lietuvos informacinė erdvė, kol kas dar Lietuvos istorija nėra pagrindinis taikinys. Tai ačiū Dievui iš tikrųjų. Tai ir aš manau, kad dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, kad Lietuvoje vis tik tai, manau, pagrindinis informacinio, jeigu man tas pats terminas informacinis karas šiek tiek atrodo netikslus, bet tarkim priimkim tą terminą, tai jeigu jis vyksta, tai jis vyksta pramoginės kultūros srity pirmiausia. Kitas mano argumentas, kad nėra Lietuvos istorijos svarbiausias informacinio karo laukas, tai kad istorikų tekstus mes tik patys skundžiamės, kad skaito tik patys istorikai. Arba labai nedidelė grupė, labai nedidelė visuomenės grupė, kuri pajėgia perskaityti tuos tekstus. Koks skeptiškas. Pasižiūrėk, kokia didelė grupė, kurie skaito. Tai visi studentai. Jie reikia skaityti. Tai dėl to aš manau, kad nėra dar ta Lietuvos istorija toks svarbus informacinio karo laukas Lietuvoje. Ir dar manau dėl to, kad ne istorikų knygose tas, jeigu ir vyktų ta kova, tai vyktų tikrai ne istorikų knygose, o tokiuose kitokios atminties raiškos vietose, čia turbūt kinematografija būtų įdomus pavyzdys. Ir aš gal būsiu nepopuliarus, bet manau, kad visiškai pateisinama ir suprantama, kodėl filmas Niekas nenorėjo mirti rodomas netgi per kovo 11. Nesukūrėm per 20 metų nieko, ką būtų vietoje galima būtų parodyti apie partizanų karą. Ir tai yra
Ir tai yra pagrindinė silpna vieta, kaip ir visa. Kodėl tau? Atsiprašau, kad kino pavasaris vakar kaip tik baigėsi, nematomą frontą žiūrėjau, tai sukūrėm truputėlį, yra jau ką pažiūrėti. Trispalvis yra, aišku, čia dokumentika daugiau, bet tikrai... Tai va, dėl to, kad man atrodo, tie visi bandymai kažką sukurti tikrai paliečiančio apie partizanų karą, aplamai visos atminties kultūros formos apie partizanų karą kol kas yra dirbtinės. Pernelyg dirbtinės ir jos nepaliečia, kažkaip visuomenės širdies, kaip vaizdžiai tariant. Užkabina. Ir dėl to yra, taip ir yra. O kaip, ką pats turiu omeny, kaip tavo įsivaizdavimą turėtų paliesti tą visuomenės širdį, kas turėtų būti daroma? Jam žinai klausimą, ką daryti. Tai vienas iš būdų, kad save reklamuosiu. Vienas iš būdų tai yra, kuo daugiau tokių visokių autentiškų liudijimų apie tą partizanų karą. Ir va čia nesenai visai su kolegom parengėm tokią publikaciją iš partizanų karo istorijos, Vaičėno dienoraščiai. Tikrai dienoraštis, kuris atskleidžia visiškai kitokią partizanų karo kasdienybę, nenugludintą kasdienybę, bet man atrodo, kad jinai blaiviai skaitančiam pasako daug daugiau apie tą partizanų karą, negu kažkokie nugludinti, šiek tiek idealizuoti naratyvai dabar esant dominuojantis informacinėje erdvėje, kurie būtent dėl to savo tokio dirbtinumo šiokią tokią sukelia asociaciją su tarybiniu partizanų pagerbimu ir dėl to tiesiog atmetami visuomenės sąmonė. Dabar, jeigu palikti partizanus šiek tiek paraštėj, tai aš manau, kad Vytauto keltas klausimas dėl tų mąstymo štampų tikrai yra prasmingas, nes vis tik tai mes pergyvenam sovietų 50 valdymo metų ir išmoko mąstyti iš esmės sovietinės propagandos klišėm. O viena iš tos sovietinio mąstymo, sovietinio kalbėjimo, sovietinio rašymo matricų, tai juk ir buvo tas viso gyvenimo, visų gyvenimo reiškinių vertinimas per propagandos ideologijos prizmę. Čia galiu iliustruoti labai konkrečių pavyzdžių. Maždaug 70-mečio vidurio visa tai, kas vyko Lietuvoje, buvo aiškinama per vakarų ideologinės diversijos prizmę. Tai viskas tarsi nieko kažkokio autentiško nevyksta pas mus, o viskas yra sumanipuliuojama per informacinį karą. Tokių mąstymo recidivų vis tiek yra pakankamai daug ir tas pavojus yra, kad paaštrėjus šaltajam ar karštajam karui ir su tuo susijusiam informaciniam karui. Ir Lietuvoje tokia reakcija, šartai sakau, keliam neramų minčių. Tai dabar, tai kodėl vis dėlto pačiam nepatinka terminas informacinis karas? Ar ne visai patinka? Kodėl tu tik tai sutinki vartoti su išlyga, tarkim, gerai? Gerai vartojami. Kas tavo nuomonė vyksta? Tai informacinė ofenzyva iš vienos pusės. Irgi militarinis terminas. Kodėl ne karas, ofenzyva karas? Tai kare turi būti dvi pusės. Aš manau, kad iš principo demokratinė visuomenė negali dalyvauti, bet laimėto karo beprasmiškai. Noriu pasakyti, kad demokratinė visuomenė pavojinga priimti pačią terminologiją ir logiką. Savaime neša pavojingą mąstymų štampų užkratą tam tikrą. Primestos žaidimo taisyklės. Ir kol dar tikrai tas pranešimas patvirtinama, kad iš tikrųjų net kol kas ir nėra tokio pavojaus.
labai mane nuramino tai, kad didžioji dalis tos informacinės ofensyvos yra rusų kalba. Ir čia matau labai pozityvią pusę, kaip istorijos dėstytojas negaliu sakyti, kad rusų kalbos nemokėjimas yra geras dalykas, bet tai, kad vis mažiau žmonių moka Lietuvoje rusų kalbą, tai yra pozityvus dalykas. Man kita vertus negali nesutikti, kad situacija yra vis dėlto pačiai Lietuvoje yra bent jau potencialiai, tarkim, potencialiai pavojinga, kad didelė dalis visuomenės, galima sakyti, iš esmės yra nelojali valstybė, nepriima to, kas yra, sakysim, pagrindiniai kažkokie valstybės, šiuo atveju istoriniai naratyvai, bent jau tie oficialūs. Ir kad tai gali būti geras taikinys ir iš esmės ta visuomenės dalis yra kartais tų, gerai, galbūt ne totalinio informacinio karo, bet pavienių ofensyvų prasprūstančių čia į mūsų teritoriją taikinys šita visuomenės dalis ir kartais net sėkmingas taikinys. Tai vis dėlto galbūt ir tokį klausimą ir auditorijų norėčiau vis dėlto įjungti diskusiją. Tai jūsų nuomonė, kiek aš suprantu, galbūt aš čia ir savaiškai, kaip suprantu, tokią logiką formuojuosi, vis dėlto ką daryti, kas turėtų būti pagrindinis mūsų gynybos, jeigu mes sutinkame, kad tos gynybos reikia, pagrindinis gynybos akcentas ir prioritetas. Ar kontr tam tikri veiksmai ir galbūt tam tikra besiremiantis tokia atsakomąją represyvinė, kaip suprantu, logika, kurią pavojingai. Pirmiausia, pagrindinis akcentas. Ar vis dėlto tam tikri, pagal demokratinės visuomenės taisyklės ir logiką sukonstruotos strategijos vidinio imuniteto stiprinimo. Visuomenės tam tikros dalies bandymas įtraukti ją labiau į dalyvavimą diskusijos, jautriausių, skylėčiausių, kol kas mūsų istorinių temų bandymas užlopyti kritinių diskursų, kažkokio tai tokio polilogo konstravimas. Kas turėtų būti pagrindinė kryptimi? Tikėčiaus klausimų ir galbūt replikų ir pareiškimų iš auditorijos, galbūt pusės mūsų pranešėjams ir pasisakymų. Tai prašom. Klausimą, kodėl gynyba, kodėl ne politikas? Reikia rusiškai. Sako, reikia rusiškai. O ką mes interneto neturime? Kolegas Reikus tam prieštarauja, sako, tai yra pavojinga. Nes tai yra pavojinga, tai yra beprasmiška. Nemanau. Bet mano klausimas būtų konkretus pirmai pranešėjai. Jūs parodėt žemėlapį, aš irgi internete matęs, ten ta sulaikyta Lietuva. Sakėt, labai klaidingas, labai tendencingas. O tai kas ten klaidinga? Aš nenaudoju tikrai termino klaidingas. Aš tikrai, taip, tendencingas jisai, kad pirmiausia, kad Vilniaus kraštas atiduodamas Baltarusijai. Tai jau čia, tiesiog mes, pas mus ir Konstitucijoje, ir įtvirtinta, ir sakykime... Aš ne tą žemėlapį turėjau minėti. O kurėjo Lietuvos tas sienos ir izmenėnė granic. Tai ten lygiai tas pats. Vilniaus kraštas atiduotas Baltarusijai. Klaipėdos kraštas... Šiuo atveju tai aš tą žemėlapį tik taip matau, o kur tada kitos sutartys Lietuvos pagal ką? Su Lenkija, su ta pačia Rusija, kur tos sutartys? Ar su Vokietija pavėliau? Atsiprašau, jūs čia tas Vilniaus kraštas, kuris atiduotas pagal 39 metų Lietuvos ir Sovietų Sąjungos sutartį, kuris prieš tai priklausė Lenkijai po pirmo pasaulinio karo pradžios. Švenčionių čia kraštas atiduotas Baltarusijai, kampelis. Na ir druskininkai, kur druskininkai irgi kaip Baltarusija. Toliau Klaipėdos kraštas 45 metais atiduotas, reiškia, jau pagal jų logiką atiduotas Lietuvai, kai jinai buvo išlaisvinta iš nacių. Ir toliau Vilkaviškis yra atseit nupirktas už 7. Suprantat, bet tai yra įvairios konvencijos, yra galiausiai mūsų Konstitucijoje įtvirtinta, yra tarptautinės sutartys pasirašytos tarp Lietuvos ir tos pačios Rusijos, kur yra pripažįstama teritorijos vientisumas. Ir kada šitas klausimas pradedamas kvestionuoti ir būtent tam panaudojama istorija, va čia ir yra tada pavojus. Čia yra, aš, ta prasme, net nesuprantu jūsų klausimo esmės, kas čia klaidinga. Mano esmė tai yra neteisėta. Visiškai teisingas žemėlapis, tai galbūt jis interpretuojamas
neteisingai, o kad čia tos linijos tai teisingai. Bet suprantat, tai yra pretenzijos neteisėtos. Iškyla dar teisėtumo klausimas. Jis taip, gal jūs sakot, jisai taip teisingas, o čia parodyta, kas... Neteisingos turiu pasakyti. Kodėl? O kodėl? O todėl, kad yra kitos sutartys ir kitos linijos, net susitarimas su Latvija, pavyzdžiui, pasižiūrėkit, dėl sienų, ar yra čia? Jeigu jau kalbam apie sienų formavimą, tai viską sudėkime į vieną žemėlapį. Šiuo atveju tai yra fragmentai, o fragmentai panaudojami visada tikslingai. Tai yra orientuota vis tiek. Bet to yra po 90 metų eilės tarptautinių sutarčių, kur jau tos sienos senai yra pripažintos. Tačiau čia nėra. Bet tai Želinovskis SSR, ne dabartinis. Prašom. Aš norėčiau paklausti. Lukašenka yra Lukašenka, bet vis tiek neamžinas istorija bus. Ar mes nematom pozityvų iš tos padėties, kad visgi toj teritorijoje, kur dabar formuojasi valstybė Baltarusija, visgi beveik amžius buvo padaryta iškart tarp Sovietais į Lenkiją pagal Orlos sutartį, paskui priklausė Sovietams. Dabar toj teritorijoje formuojasi savarankiška valstybė. Taip sakant, ir ar prie atitinkamos politikos čia mums Lietuvai aš neišgirdau kažkokį pozityvų, kad tam formuojasi valstybė, kurioje naudojasi, prisimena tą LDK istoriją ir taip toliau. Vienas dalykas. Antras dalykas, ar jums teko kažkiek analizuoti situaciją toje juostoje, kur čia nupiešta, taip sakant, prie Baltarusijos sienos, kokia ten atmosfera, kad ten žmonės skaito, kokia ten įtaka mūsų ir kitos pusės propagandai. Man tai jinai absoliučiai aiški, tai jos net kai kur net gilesnė negu čia nuprasta. Taip sakant, už mūsų net biudžetinės lėšas ta propaganda vedama. Tai jau tokie du klausimai, ačiū. Ne, tai kad formuojasi, aš kaip suprantu, Baltarusijos valstybė tokia savarankiškai jūs turėjote. Tai formuojasi 100 metų pavėliau. Na, aš tai visiškai nesutikčiau su teiginiu, kad jinai yra savarankiška. Aš galbūt, jeigu teisingai supratau, aš ir panašiai bandžiau jūsų klausti, tik atsiprašau, galbūt nevykusiai iškart po jūsų pranešimo, kad apie režimo ir to patriotinio naratyvo santykį. Visiškai akivaizdu, kad mes šiek tiek esame klaidinami, juk mes, natūraliai, mes matome pirmiausia režimą, ne? Taip. Bet už jo vyksta natūralūs savaminiai procesai, ką aš kaip suprantu ir ponas turi daryti. Formuojasi vis dėlto sunkiai, su režimo intervencijomis ir manipuliacijomis, formuojasi natūraliai baltarusiška vienokia ir kitokia tautinė savimonė, kuri objektyviai neturi kur atsiremti be LDK. Kuri objektyviai kažkiek buvo ir jų, ir jie gali ją laikyti save. Istorikas Kriaucevičius, tas pats, kur buvo pas jūs šitas, jisai, man prisimenu, aš su juo dariau interviu, jisai man ir sakė, kai mes nuversime Lukašenką, jisai sako, kai mes nuversime Lukašenką, kaip faktai jisai teigia, kai mes nuversime Lukašenką, na, jūs turėsit su mumis vis dėlto tartis ir mes turėsime tartis, kalbėtis dėl to, kaip vis dėlto čia mes, kur čia mes esame, kurios vietos. Tai čia šiek tiek papildom bendrąją tonaciją, ir ponas Reikaus, reiškia, ar kartais mes, taip pasakydami, kad čia jau čia puola mus, čia puola, reikia atsakyti, galbūt taip irgi griežtai, čia tą nori užimti, tą mūsų istoriją LDK, mes galbūt neužkirtame kelio ir nepasiruošėme tam tikriems procesams, kurių neišvengiamai reikės ir kurie iš esmės yra natūralūs. Ne, tai be abejo, kad ten formuojasi tie natūralūs procesai, kad jie ieško savo istorinių šaknų, kad ta valstybė kaip nepriklausoma egzistavo labai trumpai ir netgi dabar, kaip jinai deklaruojama, kad jinai nepriklausoma, iš esmės jinai yra labai stiprioje įtakos sferoje ir, sakykime, ir tam tikros irgi karinės bazės, taip pasako. Bet aš visiškai nesutikčiau, ta prasme, ar jūs sutiktumėt su teiginiu, kad Lietuvos valdovai buvo slavai? Ne. Ne. Kad Lietuvos įkūrėja, LDK įkūrėja buvo Baltarusija? Ne. Ne. Nu tai mes nesutinkam, o jie tai teigia, suprantate, ir iš Ja, to bet kas yra jie? Irgi tam tikri, matyt,
propagandos įrankio, ta prasme, propagandinio karo, ta prasme, atstovai, kuriem yra už tai greičiausiai yra ir mokama. Bet ponas Anušauskas sako, kad jūs kalbėdamas tik apie Rusiją, kad reikia skirti, kad yra ir istorikai. Baltarusija, ko gero, tas pats, bet aš manau, kad Baltarusių bent jau dalis mėgina sukurti tam tikrą motivaciją ir būsimiems santykiam ir su Lietuva. Bet kiek tos motivacijos bus pozityvi, ta prasme, kad čia bendra valstybė buvo, ir kiek negatyvi, kad čia mūsų valstybė, o jie mūsų teritorijoje. Mes iš esmės, jeigu naudoti rusiškus tos terminus, galim vadintis tėvynainiais, galbūt, sakau, juos reikia pirmiem paskelbti tėvynainiais. Ir, kaip sakoma, kažkiek to pozityvo atsiras. Nes mano supratimu į Baltarusijoje, kiek aš domėjausi, kiek kolegų pranešimų klausiau, tai vis dėlto egzistuoja, taip, propagandinė ta dalis egzistuoja, Lukašenkos režimo legitimumui vis tiek reikalingi kai kurie dalykai, paradiniai, fasadiniai, bet yra ir tie tikri dalykai. Ir matyt, Baltarusija irgi ieško tų savo šaknų ir iš tos literatūros. Aš ne visada įžvelgiu tą propagandą, į kurią reikia kažkokią adekvataus atsako. Na, iš tikrųjų, tai išėmiau keletą skaičių, negalvojau, kad būtent akcentuosimės į viduramžių istoriją, kažkaip labiau galvojau, kad partizanai, kadangi partizanai organizuoja. Bet problema, kad būtent, kad jie savinasi, kad reiškia valdovai slavai, kad valstybėje buvo sukurta slavų, kad jie netgi neigia tokį dalyką, kad lietuviški mums atrodo seni indoeuropietiški dvikamieniai vardai kaip Algirdas, Vytautas, kad jie irgi suveda į tai, kad jie net ir taip slaviški. Ta prasme, ir pasidaro labai sunku įrodyti jau. Kaip aš sakau, dabar, tas pats, kas iš tikrųjų Indas pradėtų įrodinėti, kad Britų imperija yra. Tai jie lygiai taip tą patį daro. Ir labai tada sunku kalbėtis. Nes jie orientuojasi į rytus. Greičiausiai ne visi, bet ta dalis, kurie taip negalvoja, jie tyli. Ne, bet istorikas Kriucevičius, aš jau bet pažiūrėkit, ką jis rašo. Litovska Ruskaja Gasudarstvo. Jau ant viršelio jisai deklaruoja, kad Litovska Ruskaja Gasudarstvo. Jis nerašo, kad LDK, Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Jis rašo Litovska Ruskaja Gasudarstvo. Ir... Dar klausimų? Ar galbūt klausimą moderatorių žiniasklaidos atstovai? Kokia jūsų manymo yra lietuviškos žiniasklaidos atsakomybė vaidmuo šito informacinio karo kontekste, nes pasikeitimo ką rodo lietuviškos komercinės televizijos. Tai yra laidos, koncertai, filmai, serialai, jų vis daugiau, naujametinė programa, kas yra rusiški visi vakarėliai. Tai ar čia teko girdėti, kad yra pigesnė programa, nebuvo vakarietiška, bet kažkokia gal pozicija turėtų būti, ar viską lemia tik tais, nežinau, pinigai, ar tiesiog jūsų nuomonė? Jo, lietuviškos žiniasklaidos vaidmuo šitos temos įsukime, taip sakant, ir užkaitime viešoje erdvėje yra labai didelis. Galima sakyti, galbūt, kad net lemiamas. Aišku, pagrindinis vaidmuo, bet jau inicijavimo prasme, tai aišku priklauso, aš manau, kiek aš suprantu, tai vis tiek priklauso ir aišku, galima pagirti už tai ir antrąją operatyvinių tarnybų departamentą prie Krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenė, ir Krašto apsaugos ministerijos. Bet, aišku, žiniasklaida labai dabar pastaruoju metu šitą temą eksploatuoja. Dėl to, jūsų klausimo pagrindinio, dėl rusiškos tos masinės produkcijos vyramo komerciniuose kanaluose, aš vis dėlto, nežinau, gal aš klystu, bet aš manau, kad vis dėlto čia dominuoja vis dėlto pragmatiniai rinkos interesai, nes tai yra pigi produkcija. Tai yra pirmiausia orientuota į tai, kad jinai yra populiari produkcija, jinai objektyviai. Kas yra pagrindinė televizijos auditorija pas mus Lietuvoje? Kas yra pagrindinė televizijos auditorija? Socialinių ir geografinių, sakysim, požiūrės. Ir amžiaus požiūrių. Amžiaus, socialinių ir geografinių požiūrių.
Tai yra tiesiog faktas ir tos produkcijos kaina, tie du pliusai, jie gimdo tą rezultatą, kurį jūs matote. Tai aišku, pilietinių, politinių, ideologinių, kokį tu nori, galbūt ir moralinių požiūrį, tai yra degradacija, visiška degradacija. Bet, na vėl, čia reikia suprasti šitą situaciją su tokiais abiem dviejais galais. Tuo labiau aš tikrai nemanau, kaip daugelis kai kurie mano kolegos, kad visą rusišką masinę produkciją reikia priskirti specialiai, tikslingai orientuojamai ir gerai sustyguotai Kremliaus politikai. Labai stipriai tuo abejoju. Jeigu Kremlius ką ir daro, tai jisai daro, pirmiausia, kitose srityse ir daro, pirmiausia, kitose srityse. Dabar pats žiniasklaidos požiūris į šitą temą, tai vėlgi jisai toks nesubalansuotas yra labai. Pirmas dalykas yra ta žiniasklaidos dalis, kuri, kaip minėjo kolegas Streikus, mano požiūrį labai simptomišką atvejį, jis paminėjo su Salomėja Nėrim, jie mato, kad šita tema yra užkaitus, kad negeneruoja klikus, pirmiausia, pradės interneto portalai, ir jie iš karto žaidžia ir duoda tautai duoda, temą, kursto tą visą, kelia tą temperatūrą. Kita žiniasklaidos dalis, žymiai mažesnė kol kas žiniasklaidos dalis, jinai galbūt bando taip, šiek tiek šalčiau bandyti analizuoti situaciją, pripažindama, aišku, kad tikrai galbūt pavojus nėra visiškai išgalvotas, bet bando žiūrėti, ar nėra šita situacija niuansuota, kurią žiniasklaidos dalį priklauso, aš palieku spręsti jums. Prašom. Aišku, kad tema būtų galima labai daug kalbėti, bet aš keletą tik žodžių. Galima būtų atskirą pranešimą paskaityti. Tai pirmas dalykas, ką aš noriu pasakyti, kad mes esam, jeigu būtų sudaromi reitingai didžiausių pasaulio atsakūtėjų, tai yra lietuviai. Dabar pasižiūrėkime vieną, karinį biudžetą. Tai visiems žinoma, plačiai yra mūsų biudžetas kaip Liuksemburgo. Toliau, jeigu paimsim šitą, kaip? Šiek tiek didesnis. Labai nereikšmingai sakysim. Dabar paimkime informacinius vadinamus karus. Visi mes tą stebėjom, ačiū daugybę metų. Ačiū Dievui, kad dabar kažkas pradėjo bent jau atkreipti tai dėmesį. Dabar, ką mes matom Rusijoje? Rusijoje valdo diktatorius, kuris turi savo rankose prieš tai suėmę žiniasklaidą. Ir ta žiniasklaida Lietuvoje, transliuojama į Lietuvos žmonių galvas ir niekam dėl to galvos neskauda. Ai, čia viskas tvarkoja. Transliuoja. Paimkim dabar, pavyzdžiui, atrodo, kad tai nieko, bet tie žmonės, paprasti žmonės, kaip čia kažkas sakė, jūs sakė, kas čia auditorija, tie žmonės balsuoja referendumuose, tie žmonės turi požiūrį į gynybą, į kitus klausimus. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu pasižiūri, pasikalbi su žmonėm, tarkim, tais pasienio rajonuose su Kaliningrado sritimi, kurie nuolat žiūrėjo televizijas, tai tu visą laiką iš jų girdėdavai. Kur jūs tos Rusijos bijo? Čia Landsbergis sugalvojo. Ir visi šitai buvo. Ir jie sutapo visiškai su to požiūriu į gynybos biudžetą, į visus... Tai jūs manot, kad toks požiūris yra pagrindė, tai yra Rusijos propagandos įtaka? Didelį, ne vien, bet tai turi didžiulę įtaką. Jau Beresovskis pasakė, kodėl iš jau atėmė tuos kanalus pradžioje, kada su Putinu susipyko. Dėl to, kad televizija nėra skirta filmukams rodyti. Ir tai, sistemingai, protingai dirba. Juk Putinas sutelkė savo rankose visą šitą žiniasklaidą ne tam, kad leistų jums pasidžiaugti demokratiją. Ne. Ir svarbiausia, šitie visi kanalai eina, mūsiškai niekas nekreipia dėmesio. Dabar, pavyzdžiui, buvo minėtas Dožd, RTV yra Euronews kanalas. Europos biudžetų išlaikomas, transliuojantis visomis įmanomis kalbomis, tarp jų rusiškai. Jūs pasižiūrėkit, Lietuvoje tas kanalas nėra transliuojamas. Tu nuvažiuoji į Varšuvą, į Vieną, bet kur kitur. Ne, Euronews. Visur tu matai šitą kanalą, visomis kalbomis. Lietuvoje šitas kanalas nėra transliuojamas. Pažiūrėkit, kabelinis. Palaukit. Ne, pavyzdžiui, BBC visai neseniai buvo Lenkija transliuojama, pavyzdžiui, visi piliečiai gali Lietuvoje matyti, ar ne, greta lietuviškų kanalų gali matyti lenkišką kanalą, ar ne? Tas, kur yra skaitmeninės televizijos, yra lietuviški kanalai, plus lenkiškas ir neseniai buvo BBC. BBC paėmė, išjungė ir niekam dėl to galvos neskauda. Aš matau BBC. Ne, tai jūs matot turbūt per kabelinį. Bet jūs nematot tai, ką matė visi žmonės, būti gyvenantį kaime kažkokie, tai įsijungia tai. Tai pavyzdžiui, žiūrėkit, dabar pavyzdžiui, Euronewsas, ką mato mūsų žmonės?
mato rusišką Kremliaus propagandą, tuo tarpu Europos, reiškia, Euronewsų kanalas, kuris transliuoja į rusiškai, jau niekas neretransliuoja. Aš sąmoningai ieškojau, pavyzdžiui, mūsų kabelinių tų tiekėjų sąrašus. Jūs pažiūrėkit, kiek ten yra nepriklausomų. Tas pats RTVA nepriklausomas, tas pats Euronewsas. Vieni kiti duoda, bet nemaža dalis kabelinių televizijų neduoda šitų dalykų. Ir mes, reiškia, ai čia nieko, čia demokratija. Tai jūsų nuomonė, rusiškus kanalus, kurie iš tiesų dengia maždaug apie 15-20% Lietuvos auditorijos, reikia uždaryti? Mano nuomonė yra tokia, kad mes turim labai rimtai, sistemiškai tuos dalykus pažiūrėti. Jeigu prancūzai ginasi nuo pigios holivudinės, reiškia, produkcijos, irgi ta apribojimais tam tikrais, kad jų, reiškia, rinkos neužkariautų, reiškia, vien holivudinė produkcija, kad būtų tai rimtai prancūziška žiniasklaida, kad kalba jų kultūra nekentėtų. Jie ginasi nuo tokių dalykų. Tai mes, reiškia, manom, kad nereikia gintis nuo to. Pirmiausia, ką turėtų būti padaryta, kad turėtų būti nustatytos galimybėms visiems. Tam tikros taisyklės, kad jie negali vien Kremlių transliuoti. Kad jie turi bent jau kažkokią alternatyvą irgi transliuoti. Ta pačia rusų kalba. O dabar, reiškia, atrodo demokratija. Toliau, mes čia kalbam, Rusija kažką daro. Mes esame atsikūdėliai, pavyzdžiui, tas pats niekas nenorėjo mirti, ar ne? Per mūsų nacionalinę televiziją ištisai transliuojamas. Kas yra niekas nenorėjo mirti? Tai yra normalus, geras sovietmečio filmas. Bet tai filmas, kuris transliuoja sovietmečio tiesą apie partizanus. Ir būtent kas tame filme yra? Savi šaudė į savus. Nieko daugiau jame nėra. Savi šaudė į savus ir mūsų, reiškia, šitas LRT nuolatos transliuoja. Toliau, visiškas atsipūtimas. Dabar apie Salomėją Nėrį, reiškia, buvo užsiminta. Salomėja Nėris galime ir nekur filmų. Paminklas stovi, mokyklos yra, reiškia, žmogus, kuris nuėjo su okupantais, jis toliau yra aukštinamas, taip toliau, ir cvirka, taip stovi dar apie cvirką, sukurkim, viskas tvarkoj. Kurkit apie Nėrį. Bet problema kokia, kada tu pasikalbi su žmonėm, kurie galėtų sukurti filmus apie partizanus. Nu, tas pats, pavyzdžiui, ekskursantė, kuris sukūrė Vilniaus getą, tas pats žmogus sukūrė. Jusėnas. Jis pasakė, neįmanoma. Tu nueisi tokiu, reiškia, projektu, tu jokių finansavimų tenai negausi. Ir, pavyzdžiui, pernai metais iškilo koks klausimas. Pasirodo, kam jie skyrė ten ar 500 milijonų ar daugiau. Jie skyrė filmui apie vidutinio amžiaus vyro krizę. Ir po to ten susipyko ir panašiai. Tai svarbi tema. Bet problema kokia, kad kai žmonės ateina su idėja, su rimta idėja, tai ne tik, kad neskiria pinigų, bet jūs pakalbėkite tenai su... Ne, aš su Jusėnu, kadangi kalbėjau, tai žinau, finansavimas valstybės jam skirtas buvo iki, kaip sakoma, palubės. Tiesiog jisai jį visą panaudojo. Čia ekskursantai. Taip. Vėl, kad Jusėno šitas filmas gavo Nikę, Rusijos kino festivalį kažkokiam ten gamina ten kaip Oscaras, Nikė. Ir buvo, reiškia, toj sekcijai gavo Nikė artimojo užsienio ir NVS šalių filmai. Tai iš karto automatiškai, nu čia yra jų iš to... Nekalbėkim apie konkrečius filmus, bet kalbėkim apie principą. Kad žmonės, kurie nori kažką padaryti, jiems visą laiką randama būdų, reiškia, neskirti lėšų. Toliau, mūsų tas pats LRT, kuris yra. Pažiūrėkit, dar visai neseniai nebuvo nei vienos istorijai skirtos laidos. Dabar atsirado savukynų. Ir žmonės ir buvo Vildžiūnienė, kiti. Palauk, buvo tarpas, kada nebuvo. Vėliau Vildžiūnienė atsidūrė už borto, visi už borto. Ir tiems dalykams nėra. Bet ką mes turim mūsų nacionalinėje televizijoje? Turim Bėdų turgų. Nacionalinė televizija finansuojama iš biudžeto. Bėdų turgus, nacionalinė paieškų tarnyba, emigrantai, paskui stilius ir panašus dalykai. Gerus. Bet ar jūs suvokėt, reiškia, kokie dalykai, reiškia, pigiausia komercija eina nacionalinėje televizijoje, tuo tarpu rimtų dalykų, rimtų atsvarų, šitų nėra. Tai galim ir toliau būti atsipalaidavę ir paskui daryti, reiškia, visuomenės nuomonės tyrimus ir konstatuoti, kad yra. Aš tikrai vieną repliką, nesu viskuo tikrai sutinku, bet turiu pasakyti dėl Rusijos pozicijos. Iš tikrųjų, prieš 60 metų tikrai skiri pokyčiai finansavime šitos reikės
įvyko. Turiu galvoj valstybės informacinio tenai ir portalų kūrimas, ir informacinė agentūra. Ir visą kitą politinė buvo, turiu pasakyti, Jungtinės Amerikos valstybės. Rusija visą laiką didžiąją valstybę lygiuojasi, nes pati laiko save didžiąją. Tai jie per šitus 5 metus pasiekė finansavimas toks. Dabar sudaro 1/4, jeigu lygint su Jungtinėmis valstijomis, kurios skiria informaciniai, kultūriniai politikai užsienyje. 1/4 to amerikoniško biudžeto. O priminsiu, karinis Rusijos biudžetas yra 10% amerikoniško. Santykis akivaizdus, kad šitoj vietoje stipriai, labai stipriai vejasi Jungtinės valstijas. Tai aš manau, kad tai rodo, kad tikrai jie skiria šiai sričiai didelį dėmesį. Kitas dalykas - reakcijos, ten objektyvūs procesai, na čia jau tyrinėtojų, kaip sakoma, duona. Tai aš jau, kadangi laikas mus spaudžia, prieš tardamas savo paskutinius 2 sakinius dar suteikiu teisę po paskutinį, taip sakant, žodį dar pranešėjams, Arvydas, kadangi jau pats kaltas iš naujo, tai laikykim tamstos, Na, aš tai manyčiau, kad vis tik nėra taip blogai ir nėra čia dėjuoti, ko pas mus toj Lietuvoje, ir džiaugtis tą demokratiją reikia, todėl kad iš tikrųjų kuo mus nudžiugino Krymo konfliktas. Mus nudžiugino tuo, pasakysiu, taip aišku, su tokiu juodu humoru, kad mes pamatėm, ypatingai kada buvo atliktos visuomenės apklausos, kad tie 30%, kurie buvo, kurie neitų gimti Lietuvos, tie ir neitų. Bet tie, kurie eitų, tai padaugėjo maždaug apie 10 ir daugiau procentų, kurie pasakė, kad eitų ginti iškilus grėsmiai. Tai reiškia 10% nuo to gyventojų skaičiaus, tai mes čia maždaug paskaičiavom, kad apie 30 000 žmonių daugiau, kurie anksčiau sakydavo, kad neitų. Reiškia, ta dalis dabar sudaro apie 40%. Lietuvos statistinių gyventojų. Greičiausiai apklausinėjami buvo tie, kurie nuo 18 metų. Na tai noriu ir užbaigti gaidą, kad vis tik informacinis karas vyksta. Viduje dažniausiai, žinot, gali būti rietenos ne karas. Karas vyksta tarp kažkokių tai valstybių, ne viduje, bet jisai tikrai vyksta. Jeigu jums, ponas Streiko, bus įdomu, mes galim ir daugiau prezentacijų parodyti. O imunitetas tas išugdomas, iš tikrųjų, ir tokiom diskusijom, viešinimu, ką daro ta kita pusė, viešinimu to melo, ir tiesiog palinkėjimas kitas, kad, būkim valstybės gynėjais ir mokėkim atpažinti tą melą. Ginsit valstybę, panašiai. Ar 40% tam? Kurio jūs pusėje? Jeigu mokėčiau šaudyti, tai taip. Tai yra ir kiti būdai. Partizanų labai irgi buvo stiprios kovos ginklas, buvo pats rašymas, informacija. Tai tik patvirtina jūsų žodžiai, mes iš esmės sutarėm, nes iš tikrųjų Lietuvoje ne informacinis karas kol kas svarbiau, yra ta vidinė diskusija dėl mūsų istorijos klausimų, tarkim, dėl partizanų tų pačių karo interpretacijos. Taigi juk yra dabar turbūt aktualesnė diskusija su sovietiniu paliktų mūsų partizanų karo supratimu ir kažkokį mūsų požiūrį į partizanų karą, o ne tuo primityviu rusišku požiūrį, kuris, rusiška žiniasklaida diegiamas. Tai yra tarp sampratų brolžudystės, pilietinio karo ir karo tarp valstybių. Tai čia yra, man atrodo, ta vieta, ta diskusijos vieta, o ne gynyba nuo kažkokių tai primityvių ten tų rusų. Tai užbaigdamas visiškai diskusiją, aš manau, kad vis dėlto, nepaisant jos kalba ne valstybinė kalba, sumburnas ir iškirtikas, aš manau, kad tai buvo visiškai gerai naudinga vien tuo požiūriu, kad joje, manau, vis dėlto išryškėjo tos svarbiausios tendencijos ir tie svarbiausi tokie, reiškia, stulpai, kurie apskritai viešoje erdvėje iškėlė. Dvi labai aiškus ir labai skirtingi kažkodėl, nežinau, kodėl jie tokie nesutaikomi, bet du labai aiškus požiūrį į šitą vis dėlto situaciją. Vienas požiūris, kad vyksta karas, pirminė mūsų logika turi būti ginkluotis, kautis,
ir pastatyti barjerus priešiškai propagandai, kuo daugiau kalbėti apie priešiškos propagandos pavojų, kuo daugiau, reiškia, apskritai kalbėti apie išorės pavojų, kuo daugiau kalbėti apie tokius kovos ir tokios tiesioginės militarinės konfrontacijos dalykus. Ir antra logika, kuris sako, palaukit ramiau, jeigu jau mes nuo ko nors turime gintis, tai geriausia gynyba yra susitvarkyti mūsų pačių viduje, išsiaiškinti savo pačių dalykus, dėl kurių mes labiausiai esame pažeidžiami ir saugotis, kuo labiau saugotis galimų perlenkimų, kurie gali nuvesti tokiais, ne visai teisingais ir demokratiniai visuomeniai tinkačiais šūkiais. Kaip supratau jūsų? Tai va, tai ties šitą kryžkelę ir baigiame. Ačiū visiems. Dėmesio, antroji diskusija 12 val.